Pasidalink, duok, tu duodi, pasižiūri ir ačiū net nepasako. Ir tėveliams rūpi ir tai yra jų rūpesčio kalba. Aš galvojau, gal renginius vesti, bet kai tu eini ir tavęs neskiria nuo mokinių. Buvai parašius, jog po kažkiek laiko planuoji mesti pedagogiką. Studijavau, savo studijos nieko nedavė, antireklama. Koks atsiliepimas gali būti, kai paskaitos nuo 8? Tau pamokos nuo 8, kai kurios tikrai elgiasi ne kaip mokytojos ekspertės, o kaip tiesiog gyvatės. Tai sveika Neringa. Dar kartą mes čia prieš tai šiek tiek pasišnekėjom dar. Tai labai gera prieš laidą susipažinti šiek tiek su pašnekovu, nes jauti, ką gali labiau, kur daugiau pasakyti, kur mažiau ir kažkaip iš karto tokį ryšį pagavom. Tai labai dėl to džiaugiuosi, čia toks mūsų naujasis projektas su Marija. Taip. Labai staigiai užgimęs. Ir tai mūsų pirmoji laida. Taip, tai toks bandymas. Tai kaip pati jautiesi? Kol kas tai puikiai ir man taip pat smagu susipažinti gyvai, nors atrodo, kad jau 10 metų būtume pažįstamos, ką tas Instagramas daro, taip? Jo, nes socialiniuose tinkluose truputį kas tai Neringai rašai iš karto. Taip, nes tu labai mėgsti dalintis ir Instagram'e, ir Facebook'e, gal Facebook'e šiek tiek rečiau, bet tas Instagramas jau toks tavo ir užaugęs yra, kaip tau pačiai atrodo? Na, atrodo gąsdinančiai augantis, tai, nes kai surinkau pirmąjį 1000, tai norėjau išeiti tiesiog ir pasislėpti nuo to Instagramo, nes netoks buvo tikslas. O koks tikslas buvo? Tiesiog vesti, kalbėti savo, daryti savo, turėti, nežinau, ne tetas, sekėjas, o mokytojas, kolegės. Ir tiesiog tikrai netoks buvo ir ne to tikėjausi. Ir sakau, kai pamačiau 1000, aš tada galvoju, tų 2000 akių stebi ir tu visų nematai. Tai nėra jauku, tikrai nejauku. Ir taip, tada aš ir pradingau porai dienų, gal net savaitę, nes man reikėjo susidėlioti mintis. Ir kas po to susidėliojimo atėjo? Ir nieko netėjo, tiesiog toliau darau tai, ką noriu daryti ir taip, kaip noriu daryti, be jokio įsipareigojimo, kad va dabar yra, sakykime, ten virš 1000, beveik 2000 stebėtojų. Tai manęs tai visiškai neįpareigoja, kad aš ten turiu kasdien kažko pasidalinti, kažką papasakoti, kažkaip įdomiai tik tai ir ne kitaip. Ne, man taip dar nesidaro. O kaip šiaip ne vieną kartą esi dalinusi, kad va tau parašo, tas paklausia kažko, ar čia padažnėjo tas atvejus, tai sekėjų, su didesniu sekėjų kiekiu? Taip, iš tikrųjų tie nauji ateinantys sekėjai, tai jie labai daug klausimų turi, nes jie nematė, vat Marija turbūt tai nuo pat pradžios iš tikrųjų taip. Keliauja kartu, tai realiai tie, kurie keliauja kartu, tai jie ir žino, kad prieš tai mokiau kitus mokinius, kaip aš atėjau į tą pedagogiką, kuo aš buvau prieš tai, jie tiesiog tai daugiau apie mane žino ir jiems mažiau klausimų kyla, vat kaip tu taip sugalvojai, nes jie žino, kaip aš taip sugalvojau, taip. Tai, o tie naujieji sekėjai taip, bet jie, gal sakyčiau, kartais dabar dauguma darosi tų, kurie tiesiog naudos savo ieško, bet ne bendravimo. Tai man tas tu tą pabrėžiai porą gal paskutinių, mes šiek tiek pastebėjom paskutinės dienas. Taip, nes aš pastebėjau, kad Neringa dabar, jeigu ką kelia, aš radau, jeigu norit, parašykit asmeniškai. Aš netgi Neringas ir klausiau, kad tu pasidalink viešai, ne. Ne, iš tikrųjų, tiesiog patikrinimas, kas per žmonės susirinko, nes dalintis man labai patinka ir man negaila, bet didžiulė laimė buvo sutikti vyresnės jau kartos mokytoją, kuri yra fantastiška kolegė, tiesiog kitoje darbo vietoje aš ją sutikau ir ji man tiesiog pasakė, sako, tu taip fainai daliniesi ir taip, tokiu geru turiniu, sakykime, kad naudinga ir man, sako, aš iš tavęs labai daug išmokau, bet sako, tu nusivilsi tuo, aš bijau, kad sako, tau tiesiog pradės kažkas kitas pasičiups, didesnis, pasičiups kaip savo pateiks ir taip toliau, tai tiesiog... O buvo jau tokių atvejų, kad... Didesnis ne.
Bet tikrai yra labai daug tokių nemalonių, tokių nepatogių istorijų ir dėl to turbūt ir pradėjau tą, kad žmonės, kurie nori bendrauti, nes pirminė idėja ir buvo bendravimas, kadangi man to labai trūko, kai aš nuėjau dirbti į mokyklą, tai aš pabandžiau tai susikurti būtent virtualioje erdvėje. Tai čia buvo pirminis ir vis dar pagrindinė priežastis viso to. Ir kai jos nelieka, tada tu galvoji, tai ką aš čia veikiu, tik tai duodu ir viskas, bet tai kodėl duodu. Turėtų būti mainai, bent energetiniai mainai, tai va. Bet ir daugiau, manau, Marija ir sutiktų, mes kažkada dar diskutavom irgi, va čia porą dienų atgal, užtrunka tikrai daugiau laiko kiekvienam atrašyti, nusiųs, kad ir kokią programą ar ten. Taip. Nežinau. Ir dažnas netgi būna, kad pasidalink, duodi, pasižiūri ir ačiū net nepasako ir taip po to, man atrodo, taigi, kažkaip draugaujam. Tai būtent be to draugavimo ir norisi, jeigu paspaudžiant nuorodos, tai labai retas, kuris, Marija pasidalins, tu pasidalinsi, taip, bet kiti tiesiog, patyliukais ten kažkur išbandys kažką, bet taigi tai yra smagu pamatyti, tam iš tikrųjų mes ir dalinamės, aš tik esu už tarpusavio bendradarbiavimą, už tą bendrystę, man tikrai negaila, nes iš tikrųjų tai, ką sukūrėm, bent mano tokia pozicija yra, kad ir sukūriau ten fantastiškai įdomią pamoką, viskas, aš kitais metais jos panaudoti negalėsiu praktiškai. Tai taip, tai jinai dabar yra aktuali, tai aš ją ir duodu, tikrai nieko, net ir tada, jinai jau bus programos pasikeitusios, viskas jau nebetiks. Taip, bet žinot, kas galėtų būti su tuo dalinimuose, taip, pažiūrėjau, tai taip, antros pamokos čia nepanaudosi ilgą laiką tokios pačios. Galėtų apskritai būti ta tokia kažkokia erdvė, kur visi mokytojai dalintųsi tom pamokom ir mes vieni iš kitų imtumėm ir kiek mes laiko sutaupytumėm. Bet irgi dar tas kylas klausimas, žinai, gal čia toks kaip teiginys, kiek mokytojų dalintųsi iš tikrųjų. O kiek lauktų tiesiog, kad gautų. Taip. Čia vėl... Kada bus, kada vėl kažkas. Taip. Čia gal greičiau reikia laiko, kol visuomenė priaugs iki to, kad vieni su kitais dalintis. Taip, tiesiog bendradarbiauti, nes, realiai mes visi esam toj pačioj baloj. Ir visi mes beprotiškai daug ruošiamės pamokoms, nesvarbu, ar tu esi jaunas, ar tu esi vyresnis, ar tu ten dirbi 10 metų, bet vis tiek mes visi ruošiamės vienodai daug. Ir kai dirbau vyresniais lietuvių kalbos mokytoja, tai visa laimė, kad aš turėjau vieną klasę. Bet jei aš būčiau turėjusi ten 5-okėlius, tada kokius dar 10-okus, tada vėl, tai košmaras, iš tikrųjų, kiek reikia pasiruošti, nes tikrai labai labai daug. Ir kaip būtų puiku, jeigu tikrai būtų, bet svarbu, kad tas turinys, kurį mes duodam, būtų kokybiškas, kad nebūtų sukurtas atmestinai, kad aš kažką gaučiau, tarytum tokie mainai, tik tai formalūs. Tai čia tikrai gal reikia užaugti, gal reikia galų gale imti pasitikėti kolegomis, nes tikrai to trūksta, man atrodo, nežinau kaip jums. Taip, labai, nes visi įpratę, aš pasidariau, man, čia kaip tie drakoniukai, man ir tik man. Mes gal dabar, mūsų karta jau galbūt linkę yra po truputį duoti ir kitiem ne tik gauti, bet ir duoti, bet pavyzdžiui, kas liečia, nežinau, yra žmonių tikrai ir kolektyvuose, kur mano ir viskas, ir tu negausi informacijos, jokios nieko. Net būna taip per aplinkui, kažkokią idėją numeta, bet taip kaip ir nepasako tiesiai šviesiai, nes, čia mano idėja. Bet dar pusę dienos galvoja, čia iš tikrųjų taip, ne kas čia. Taip. Tai iš tikrųjų tas dalykas, bet užsienį, mes irgi važiavam šiandien kartu su Marija, sakom, kiek iš tikrųjų daug užsienyje dalinasi ir, pavyzdžiui, iš kur mes gaunam idėjų iš to paties TikToko, Instagramo, Reelsų, nes jie tiesiog dalinasi, filmuojasi, siunčia, jeigu, tarkim, ten koks vaizdo įrašas į komentarus, sukelia viską ir atrodo net neprašo nieko, gal net, kad jiems ten duotum ar dalintumės irgi kartu, jie tiesiog duoda. Tai gal čia toks ir mūsų mokytojų mentalitetas, nežinau, kaip tu manai? Aš manau, kad ir užsienį ne visi dalinasi. Aš irgi tai lygiai taip pat mano pusė, mano pačios sekamų žmonių, tai yra iš tikrųjų užsienio mokytojai, kurie irgi taip pat aktyviai ir dosniai atrodo, viską rodo. Aišku, ne viskas aktualu yra mums, bet vis tiek yra smagu pasižiūrėti tą energiją ir į tas nuotaikas, kokios ten vyrauja. Tai manau, kad ir ten yra įvairių mokytojų su įvairiom mintimis ir lygiai taip pat ir pas mus. Čia nereikia sakyti, kad tik tai mes jaunimas ir mūsų karta. Iš tikrųjų, aš turėjau fantastiškų kolegių, kurios man davė viską ir dar daugiau nei turėjo duoti. Ir jos jau dirbančios yra tikrai ne 10 metų.
Tai, taip sakant, čia turbūt priklauso nuo paties žmogaus, aš nežinau, bet kaip tu gali ateiti mokyti, kaip tu gali duoti mokiniams, man atrodo, jeigu tu negali dalintis tuo su aplinka. Bet irgi, žinai, dar tas irgi kyla, jog tu dalinies ir tada tiesiog kažkurio momentu išsenki, žinai. Ir ne tai, kad neturi kuo dalintis, bet tiesiog tu nebenori dalintis. Tai tau neteina tokios mintis, kad turiu, bet tiesiog, nenoriu dabar dalintis. Bet aš tiesiog visko ir neduodu. Bet čia kartais gal būna iš to, kad tu visą laiką duodi, bet tu nieko atgal negauni, nors atrodo, trupinėlį kažkokią atgal gautum. Bet pasižiūrėkit, kai tu gauni atgal, tau dar didesnė motyvacija, dar daugiau dalintis, bet jeigu tu duodi ir negauni ir po to, o kam čia tada reikia dalintis? Kam? Ne, bet iš ties, mes iš tikrųjų nei vienas, ir jūs tikriausiai, kai kažką dalinatės, jūs dalinatės iš noro, aš noriu tuo pasidalinti ir viskas. Čia mes nekalbam net apie kažkokią tai sukurtą priemonę, man atrodo, taip, tiesiog apie patirtį, kaip man nutiko arba kaip man buvo, kad ir dabar renku patarimus, tai vieni nori dalintis, kiti nenori dalintis savo tais, nes tai yra iš tikrųjų labai asmeniškas dalykas. Tos mūsų pirmųjų metų patirtys, kurios galbūt tikrai, net nebijoju, bus naudingos ir bus įdomios tiems ateinantiems mokytojams, bet vėlgi čia yra pasirinkimas ir jeigu aš nenorėčiau, aš nieko nesidalinčiau. Bet man yra smagu ir gera. Manęs pavaduotoja klausė, kaip tu suspėjai ir pasidalinti, nes dar kai dirbau tikrai praėjusiais metais 2,5 etatais visgi, tai ir dar plus studijos tikrai atrodė kosmosas ir kaip tu suspėjai dar kažką ten įkelt reelsą, dar kažką. Bet paskui kita pavaduotoja ateina ir sako, žinok, kai darai, tai darai, tau nereikia galvoti, kuo tu dalinsies, jinai tiesiog daro ir tuo dalinasi. Ir kai jauti, kad patinka. Taip, ir viskas. Ir aš net apie tai nepagalvoju, nes man nereikia tyčia atsisėsti ir galvoti, tai ką dabar čia galiu įkelti? Ne, taigi jūs pačios matote, taigi ten viskas yra iš to, kas vyko toje dienoje, kas nepavyko ir kas pavyko, viskas tiesiog labai natūraliai. Man tai papildomo laiko nekainuoja, aišku, žinutės, kaip ir sakėt, nusiųst kažkam asmeniškai, tai taip, bet kadangi pirminis tikslas yra bendrauti, tai man labai smagu ir nusiųsti asmeniškai, nes mes visada dar ir pabendraujam papildomai, ten persimetam kažkokiam idėjom, kitom mintim, apsikeičiam, tiesiog pasisakymais, tai yra labai smagu. Mes iš tikrųjų net Neringos taip ir nepristatėm, kas jinai tokia, dabar tik bekalbėdama supratau. Tai kas tu dar be pradinių klasių mokytos, kaip tu save dar galėtum apibūdinti? Įsivaizduoju žmonės, kurie tavęs nepažįsta, ko Neringa prisistaty, kas? Aš žinok, net nuvažiavus į kokį nors baliuką ar dar ką nors, sakau, mokytoja, Neringa. Ir sako, mokytoja, bet tu mokytoja čia ir dabar, aš sakau, aš visada mokytoja, nes tiesiog taip, aš iš tikrųjų save pristatau kaip mokytoja, kaip pedagogė ir kaip ugdytoja. Ir viskas, man to pakanka. Aš jaučiuosi visiškai pakankama, būdama čia, o visi kiti mano vaidmenys, tai jie tiesiog yra papildomi, mane papildantis, bet iš tikrųjų visa esybė tai yra čia. Tai mokytoja nuo rugsėjo, broliukas vis pasijuokia mokytoja nuo rugpjūčio, nes sako, tu pradedi tada. Taip, pradedi ruoštis. Ir viskas. Nežinau. Taip, tai net ir kalbant apie tą pasirašymą, mes iš tikrųjų labai skirtingai visos ruošiamės. Vienas jau birželį, jau ten planus kokius rašo kažką. Taip, kitas porą savaičių atostogauja. Tą pačią 31, greit sumeta kažką. Paskutinė naktis. Taip. Tai kaip tavo ta vasara, kiek tu rašiesi, kada pradedi? Kaip atrodo tavo pasiruošimas, tai bent jau pirmąjį mėnesį, nebūtinai rugsėjo 1, bet tam pirmąjį mėnesį. Tai aišku, dabar aš jau mažiau ruošiuosi nei kad pačioje pradžioje, kai atrodė iš tikrųjų daugiausiai ruošiausi pirmaisiais metais, nes tada pasitikau savo auklėtinius pirmą kartą, tai buvo 5-okai. Tai tikrai reikėjo, tuo metu buvo karantinas, mes visi gavom po klasę, kurioje buvo mokiniai, ten kurį laiką, neterminuotą laiką jie turėjo būti. Tai man tai norėjosi tą klasę įkurti ten kažkaip jau wow, kad ne tai, kad wow per kažkokius ten daiktus, per kaip, bet tiesiog, kad jiems būtų jauku, kad tai būtų jų namai. Tai tikrai daug laiko investavau ir aišku, tada man buvo pati pirmoji laukimo vasara. Tai aš ir labai daug dienoraščio įrašų parašiau ir labai daug nerimavau ir laukiau ir atrodo tą žiūri, to ieškai, bet dar nežinai ko, tavo akis dega, tu vis tiek daug visko turi, bet realiai tu nežinai nieko, ko tau reikės, ko tau nereikės.
Tai kadangi vis tiek pinigais nelyja, jūs puikiai žinote, tai tikrai neskubi pirkti kažkokių tai dalykų, nes tu negali dabar įvertinti, ar to reikia. Su pradinukais buvo šiek tiek ramiau, aš pradėjau, kadangi atostogavau iki pat paskutinės dienos, tai turbūt praėjusiais metais sugrįžau 27 dieną, tada kaip tik buvau sugrįžusi iš savaitgalio prie ežero, prieš tai buvau Italijoje, tai tiesiog neturėjau kada tenais bėgioti ir ruoštis anksčiau, tai realiai tos dienos buvo degančios. Aš dabar jas atsimenu ir man šiurpsta oda, nes aš žinau, kad šią savaitę dar šiek tiek darbelių kitų yra ir aš vis tiek sugrįšiu tą pat metu kaip pernai. Ir to tokį lėkimo laikotarpį. Tikrai, tai va, vyras jau sakė, kad ima atostogas. Aš sakau, tai čia ateisi, man padėsi. Sako, ne, aš būsiu labai užsiėmęs. Nes jis prisimena pernai, kad tikrai reikėjo man pagalbos, bet labiau gal emocinės pagalbos, nes galiu pripažinti, kad pernai prieš pat rugsėjo 1 aš vos nepatikėjau išėjimo iš darbo prašymo. Tiesiog dėl to emocinio streso visos? Visiškai. Tiesiog įvyko tam tikras incidentas, kur aš supratau, kad aš galbūt nenoriu būti čia, kur aš esu, turiuomenį į mokyklą. Ir jeigu ne vyras, kuris atėjo nesusitaręs, aišku, jis tiesiog atėjo man padėti, mes buvom iš anksto nusprendę, kuriuo maždaug laiku, aš jį pamačiau ir mano širdis pamažu nurimo. Bet, žinote, emocijom vedami mes labai daug visko pridarom. Aš nemanau, kad būčiau to pasigailėjus, bet jo, tai buvo toks sunkesnė akimirka. Tai atrodo, tai buvo rugsėjo išvakarės. Tai... Bet čia buvo labiau susijęs su tėveliais, mokytojais? Ne, man tėveliai niekada nekėlė jokių didelių kažkokių audrų, visko būna, visko nutinka, bet aš ir šiais metais turiu tikslą mokytis ir orientuotis būtent į tai, kad tėveliams rūpi ir tai yra jų rūpesčio kalba. Tiesiog jie taip parodo savo rūpestį. Tai tikrai ne, bet tai tiesiog buvo mokyklos viduje, tiesiog gal netyčia, gal kaip žodis prie žodžio ir taip susideda ta jautri širdelė, taip dėja sureaguoja. Šiaip labai gražiai pasakai, manau, ir Marija tam pritartų, kad tai tėvų rūpesčio kalba, žinai, nes mes ypatingai forumuose, čia ir mes būnam iš tikrųjų, numetam tokių ten super mamytės ar ten kažkas, žinai, super tėveliai irgi. Tai, kaip gražiai labai pasakyk, tai tiesiog yra jų tokia kalba ir jie, kadangi jiems irgi pirmas kartas, jiems irgi pirma rugsėjo, tai didžiai dalį, tai irgi, tai nauja mokykla, nauja vieta, tas vaikas, jis yra viskas jiems. Ir jiems šiaip viskas ir ne tik vaikam, bet ir tėvam keičiasi. Vaikas į darželį vienokia rutina, dabar ateina į mokyklą kitokia rutina ir tėvam net prasideda. Taip, tai sakau, labai gražus tavo pasakymas iš tikrųjų, nes ir labai tinkamai perteiktas, nes jie to net nesuvaldo dažnu atveju. Galbūt jau 4 klasėje, kai peržvelgia, žinai, visus tos 4 metus, gal kažką ir pakeičiau, nebūčiau pasakęs, gal kažkaip taip aštriau, ar ten kažkas iš tėvelio pusės ir iš mokytojų taip pat. Taip. Kartais aš būnu, taip parašau, taip pasakiau, kur galvoju, reikia ištrinti, geriau, neįmanoma dabar. Ir taip paskui sąžinės ant sąžinės jau stovi ir taip, tikrai tas būna, nežinau, ar tau tai pasitaiko. Bet taigi mes visi žmonės, tu sakai, parašau, ten pasakau, tai mums visiems būna lygiai taip pat ir mokiniams, aišku, pirmokai jie tokie nuoširdesni, jie tokie žaismingesni, betgi paskui ir 3-okai, ir 4-okai jau paauglėjantys yra. Taigi tikrai pasakom ir padarom mes visi visko ir visaip. Tik turbūt man visą laiką norisi paskatinti, mokykimės nepriimti asmeniškai. Tai yra beprotiškai sunku, net ir sakykime, kai kažkas atkeliauja iš kolegų, iš administracijos, piktas, ten dar kažkas. Ir mane kolegė išmokė, sako, tai jisai dabar pykčio kalba, jisai dabar ne su tavim kalba. Jis tiesiog kalba, dabar kai jis išsirieks, tada tu galėsi kažką pasakyti, gal jeigu norėsi. Jeigu ne, tai tiesiog palik, išsikalbėjo žmogus, išsiriekė. Yra tokia irgi graži frazė, kai sako, čia ne apie tave, apie jį. Taip, iš tikrųjų, kartais ir su vaikais tai galima pritaikyti ir su mumis, manau, galima tai pritaikyti ir su tėveliais. Tai aš net pati atsimenu, mano broliukas dabar būsimas 8-okas ir tikrai įstrigusi man tokia mano reakcija, tiesiog buvo didžiulės patyčios vienu momentu ir, aš tokia kovojant iš savo šeimą tikrai ir atrodo eini
pas mokytoją kalbėtis, tuo metu mes jiem kartu su mama ir tikrai atsimenu, kad šiurkštokai kalbėjau ir vat man ant sąžinės taip yra nugulę, bet ar aš tai dariau tyčia? Tikrai ne, ar aš norėjau pažeminti mokytoją? Tikrai ne, aš ją labai gerbiu ir mano broliukas rugsėjo 1 skuba būtent ten. Nors, ta prasme, tai yra kosmosas. Šiaip į mokyklą nenori eiti, bet va ten jis visada aplankys ir mokytojų dienos progai, rugsėjo 1, nes tiesiog, puikus ryšys, puikus mokytojos pavyzdys. Tai turbūt va tiesiog tą kartą taip mano rūpestis kalbėjo. Ar aš galėjau susivaldyti, tai nebuvo kažkas ten dramatiškai baisaus, bet tai nebuvo neringa, tai nebuvo pedagogė, kuri supranta kitą pedagogę. Tai manau, kad visko visai būna. Aišku, nesmagu, nemalonu, aš tikrai sutinku, bet turbūt pagalvoji, pasilaikom ir paleidžiam tą jausmą. Aš tai šiaip labai noriu Neringos paklausti. Čia mes kalbam mokytoja, bet, pažiūrėjau, man šiaip įdomu, skaičiau ir tikrai kelis straipsnius, vis tiek įdomu pasidomėti, kad tu ne į pedagogiką iš pat pradžios tavo pirmos studijos buvo. Kodėl? Nes tu tik tada studijuodama ne pedagogiką supratai, kad tu vis tiek nori eiti į mokyklą. Kada tas tau lūžis buvo? Man tai čia taip įdomu. Ar tu ir mokykloje galvoji, kad mokytoja ir kažkurio tai etapu taip bam ir nestoju kitur, nebūsiu šitą mokytoją ir vis tiek grįžti. Kada tas lūžis, kada tu supratai, kad tikrai mokykla ir ne kur kitur? Tai aš esu daug kartų tai sakius, iš tikrųjų mane atkalbėjo patys mokytojai. Dabartiniai mano kolegos. Labą dieną. Tai taip, iš tikrųjų, dabar mes su jais pasikalbam ir kartais susišypsom, nes turbūt negalima nematyti, kokia aš laiminga esu būdama mokykloje, kokia aš laiminga esu stodama prieš mokinius, būdama kartu su jais, planuodama pamokas, vesdama jas, tiesiog neįmanoma nepamatyti tos laimės ir tos šviesos tiesiog, kai žmogus yra čia, kuris ir turi būti. Ir nežinau, jie man nėra pasakę, kad klydau. Nėra tai pasakę, bet man atrodo, kad tai yra akivaizdu. Tiesiog aš visada žinojau, kad aš noriu būti tarp vaikų, tik tai ta forma, šiaip aš visada buvau mokytoja, nes aš visada visus mokiau, mano pusseserės, mano žaislai, mano brolis, metais jaunesnis, visi buvo mokomi ir man pamatyti kažkur lentą, su kreida tuo metu dar buvo, tai buvo kosmosas, jūs puikiai suprantat, mes visos turbūt tą patį jausdavom, taip? Tai tiesiog metai bėgo ir aišku, tų kažkokių tai gebėjimų ir kitų tų išsiugdai, galų gale mes visos turim savo stipriasias pusės ir mano stiprioji pusė tikrai neatmeskim to, kad yra koordinavimas, organizavimas ir aš galvojau, tai gal renginius vesti, toks vienas toks, kitas toks visiškai. Šiaip aš įstojau lietuvių filologiją ir reklamą, šiaip esu pusiau viešųjų ryšių specialistė ir vis tiek nusprendžiau būti mokytoja, nes, kaip tu galėjai prieš save? Vis tiek tu tuos viešuosius ryšius dar kaip pagalvoj panaudoji. Taip. Instagramas, Facebookas, dar kažkas, vis tiek ten nueina tas. Net ir mokykloje. Ta prasme, vesdama pamokas, ypatingai lietuvių kalbos, kai buvau mokytoja, tai aš ten pardavinėjau tą lietuvių kalbą. Iš tikrųjų, aš kaip dabar atsimenu, nes rugsėjo 1, kadangi jie buvo ir mano auklėtiniai, ir mano mokiniai, mes darėm tyrimą tokį mini, kas jiems patinka, tai tik 2 mokiniai iš 26 pakėlė ranką, kad jiems patinka lietuvių kalba. 2 mokiniai. Ir aš tokia, reikia kažką tai daryti. Tai taip, tai ten iš tikrųjų buvo pardavinėjimas lietuvių kalbos. Man taip norėjosi, jiems manau, kad taip, nes kai mes atsisveikinom, berniukas, iš kurio niekada nesitikėčiau nieko išgirsti panašaus, tėveliai paragino, sako, gal kažkas norėtumėte dar kažką ir pasakyti, jisai sako, ačiū už vienintelės pamokas, į kurias norėjosi ateiti. Tai lietuvių kalbos pamokos. Tai aišku, galbūt taip, mes gal neišmokome visko labai tobulai, bet man atrodo, kad pakrapštėm tą suvokimą, kam reikalingas šitas mokslas, ką duoda ta lietuvių kalba, kad tu darbinsies, kad tu paneliai rašysi, kad tai bus apie tave, tai tikrai tai pavyko.
O kodėl tu tada perėjai nuo lietuvių kalbos į pas pradinukus? Nes ir turėjau ten būti. Jaučiau. Taip, aš ten ir turėjau būti, kadangi aš baigiau lietuvių filologiją ir reklamą, kaip profesinės pedagogikos studijos man nesuteikė teisės mokyti pradinukų, tik tai lietuvių kalbos. Tai galvoju, taigi pasibaigiau, išbandysiu. Nu, vis tiek artima jaučiuosi tam. Bet kai tu eini ir tavęs neskiria nuo mokinių, dažnas atvejis. Nueini į valgyklą ir ten tu to eilėj mokinių ten įsipainiojus ir maždaug jeigu tik nebudinti mokytoją, tai nieks nesuprastų. Paskui ten perprato valgyklos darbuotojas, maždaug praleiskit čia mokytoją. Bet tikrai tai kiša koją. Mums čia atrodo, kad wow, kaip žiauriai smagu, jauna mokytoja, čia viskasgi visi labai myli tave. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Tarp vyresnių tai yra žiauriai sunku. Tikrai žiauriai sunku. Užsitarnauti tą pagarbą. Užsiaugint skūrą, kaip sakau. Taip. Nes jau ateini tu jaunas mokytojas. Taip, ir dar plus lietuvių kalba, ta prasme, tas dalykas. Dar vyresni vaikai būna. Tikrai nekenčia, tikrai atvirai, nekenčia to dalyko. Ir tikrai daug spragų yra. Man mokyti šiaip patinka suaugusius ir paauglius, jeigu va tai papildomai, tai imčiau tik tai tą amžiaus grupę, bet aš jaučiau, kad man reikia žaidimų, man reikia tos laisvės, man reikia labai norėjusi ir valdyti viską pačiai, sakykime taip, vis tiek tu vedi vieną dalyką, tu kuri savo tvarką, tu kuri savo, sakykime, mes reflektuodavom, būtent specifiškai, jie keldavosi savo uždavinius, taip toliau, bet nueina į kitą pamoką ir jie galbūt to nedaro. Tai toks tada nėra tokio tęstinumo. Tai man būtent to norėjausi ir aš supratau, kad aš tai gausiu pradinėme ugdyme ir kai aš nusprendžiau, aš buvau laiminga. Mano auklėtiniai pyksta, manau, kad vis dar pyksta kai kurie. Man irgi buvo labai gera juos pažinti ir labai gera matyti, kaip jie keičiasi, kaip jie bręsta. Mes susitinkam vis koridoriuose. Tai, bet aš esu laiminga pasirinkusi. Tai čia svarbiausia, kad jauties savo vėžiuose, kad nuėjai būtent ten, kur jauties gerai. Bet mes su Marija irgi šnekėjom, kažkuriuo momentu, nepamenu, kada čia buvai parašius, jog po kažkiek laiko planuoji mesti pedagogiką. Taip, mes net tarpusavį diskutavom, dėl ko, įdomu, nes tu atrodo dirbi, degi tuo, tikrai matosi, kad daliniesi, kiek tu veiklų. Taip. Ir taip įrašas išlenda, vis tiek planuoju. Taip. Tai dėl labai paprastos priežasties, aš ne mama dar. Tada taip. Aš žinau, kad mano gyvenimo pašaukimas yra būti mama. Aš to noriu nuo pat, nuo pat tada, kai gimiau, gal nežinau. Tiesiog man tai yra gyvenimo stebuklas ir aš tikiuosi, kad tas stebuklas mane aplankys. Tikiuosi, kad bus tai suteikta tokia dovana ir tokia galimybė užauginti žmogų. Ir aš labai norėčiau tai padaryti. Tik tai nenorėčiau taip pamesti savo mokinių, kuriuos turiu dabar, tai bet kuriuo atveju tikiuosi po 3 metų, kai jie jau bus 4-okai, tada galvoti būtent apie tai. Aišku, gyvenimas nenuspėjamas, bet tikiuosi, kad bent arti plano. Bet šiaip mokytas savo gyvenimą ir planuoja etapais, reikia išleisti laidą, tada galiu kažką, tai o to vėl. Taip, nes iš tikrųjų, aš manau, kad nieko tokio, čia mes gal labai sureikšminam, va dabar paliksiu mokinius ir jau jie viskas prapuls. Taip, iš tikrųjų, tu pats prisiriši. Mes pačios prisigalvom tokių dalykų, tai pavyzdžiui, kad ir aš palikau auklėtinius, tai kai kuriems tikrai, ir žinau, kad ir tėvai tikrai nemaloniai jautėsi, nes va dabar tragedija, bet iš tikrųjų tai taip nėra. Tiesiog taip nėragi keičiasi mokytojai, nežinau, net mokyklų, kur tikrai vienos mokytojos moko tik pirmokus arba ten tik antrokus ir taip keičiasi kiekvienais metais. Tai čia turbūt mūsų pačių yra požiūrio toks kampas, kad mes tai prisirišam ir dabar jau netiduosiu. Bet čia taip prisirišimas, bet iš tikrųjų tu prisiriši prie tų vaikų, tu patrodau savi tokie. Iš tikrųjų ta kaita yra gerai vaikam. Kai keičiasi, jie pripranta, nes tie pokyčiai gyvenime jų bus tiek ir dar tiek. Bus ne kasdien kartais. Ypatingai, kai ateina, man labai taip įdomią tokią mintį davė tėveliai, kai per susirinkimą čia mokslo metų gale praeitais metais sako, o kaip jūs juos pripratinsit 5 klasiai, paruošit. Ir vienintelis dalykas, kas atsiranda, tai ta didelė kaita iš tikrųjų. Ir taip. Tu jai niekaip neparuoši be to, kad jie keisis, nežinau, net kaip, niekaip tu neparuoši iš tikrųjų.
Tai kai ta kaita prasideda jau nuo pat mažumės, yra jau kitaip. Aš irgi pati pakeitus 4 mokyklas, taip gavus tokios aplinkybės buvo. Tai man dabar į naują vietą nueiti man visiškai nieko atrodo. Nes jau daug pakeitus, o kurie 12 metų buvo toj pačioje mokykloje, mano klasiokai, tai jiems jau nueiti į universitetą ar kažkur jau jautėsi, kad jiem labai sunku yra. Tai labai didžiulis stresas yra, keičiasi aplinka, viskas absoliučiai keičiasi. Taip, tai aš iš tikrųjų gal ir dėl šitos priežasties, o dabar turėsiu antrokėlius, tai prašiau, kad atidaviau tiesiog savo fizinio ugdymo pamoką, muzikos pamokas, nes mes vedam, yra mokyklų, kur veda dalykininkai iš karto, bet pas mus įprasta, kad veda pradinių klasių mokytoja pati. Ir aš tiesiog dėl tos kaitos pamačiau, kad kažkada man reikėjo į paskaitas atsiskaityti, jungtis ir kaip tik fizinis buvo, tai atėjo fizinio ugdymo mokytojas, kokie laimingi grįžo mano mokiniai ir man visai nepavydu, nes aš galvoju, gerai. Nes jis grinai jau specializuojasi. Ir galų galiais yra drąsesnis, nes kaip mes ir kalbėjom prieš tai, taigi tu ten realiai, man fizinio ugdymo pamokos tos tokios 5 laisvas minutės, kur dabar darysite, nes rekomenduojama skirti, kad laisvam tokiam jų džiaugsmui. O Dieve, mano tenais visą odą pasišiaušė, nes iš tikrųjų kokia tai yra atsakomybė. O jis, sako, atvarė berniukas, mums leido laipioti ten. Aš galvoju, aš niekada neleisčiau, bet tik dėl to, kad, man pačiai yra per baisu, nes tu žinai, ką tu darytum, bet tu nenori to daryti. Tiesiog tu stengiasi to išvengti, kaip tik tai galėtum. Tai aš iš tikrųjų, mano krūvis, mes žinom, kad tai yra labai svarbu, taip, kaip kalbam apie atlygį, bet man visiškai negaila, nes aš matau, kad kitokie ir mokiniai ateina ir į mano pamokas, tada mes tiesiog galim kurti tokią bendrą sistemą, kad paskui jie tikrai 5 klasėje nuėję jau gebės visose pamokose daugmaž elgtis panašiai, nes vis tiek mes kartais darom dienas be mokytojo savo klasėje, tai aš tada pastebiu, o kaip jiems veikia visą tai, ką mes čia kūrėm ir viską dėliojom, tai buvo labai smagu, būtent tą dieną buvo šokių pamoka ir jie eina pas kitą mokytoją ir mokytoja pamatė, kad kažkaip jie čia patys ruošiasi, čia patys stoja, kas čia vyksta, mums diena be mokytojas, aš jau sakau, viskas, aš jau išeinu, be mokytojas, o tai kaip čia būna, jau čia domisi, grįžta vaikai, sako, mums buvo diena be mokytojas ir šokių pamokoje. Tai labai, tikriausiai šoko, kaip sakyt, vis tiek jie gauna užduotį, jie turi savarankiškai patys, jau čia man toks jiems išbandymas ir jiems beprotiškai tas išbandymas patiko, tai mes būtinai tai tęsim ir 2 klasėje, nes aš matau, kaip jie auga per tas dienas. O nėra taip, kad sugalvoji kokį nors tokį projektą, ar kažką dieną be mokytojo, ar šiaip kokį nors. Ir iš kolegijų toksai, kad čia nesąmonės daro, čia prisigalvoja kažkokių nereikalingų dalykų. Požiūris kitų koks. Aš niekada nežiūrėjau į tą požiūrį. Ta prasme, niekada. Tai turbūt mane išmokė man ankstesnė veikla. Nežiūrėti tai, ką ten į tave žvairuoja ir ką ten apie tave galvoja ir kaip tave vertina, nes kai tu eini į Maksimą, į Aibę, į bet kokią degalinę su ten vienaragio kostiumu. Arba surelį pirkti. Taip, iš tikrųjų, taip, ten maždaug dar visa purvina, nes ten ką tik voliojais ant žolės ir taip toliau. Tai ar ten burbulais aplipus tau plaukai visi sulipę, tu tiesiog išmoksi natūraliai net pati nekreipti dėmesį į tokius dalykus. Tai aš kažkada buvo ne profesijų, personažų diena, mes čia mokslo metų pabaigą taip uždarėm, buvau Mikė Pūkuotukas, sėdžiu su Mikė Pūkuotuko kepurė, tokia kepurėlė ten galva ir valgyklui tarp mokytojų valgau ir į mane labai žiūri vaikai. Taip, iš tikrųjų, gal cepelinai tada buvo, nežinau. Ir man kolegė sako, žinok, į tave labai žiūri ir aš taip pasižiūrėjau, gal apsidrėbiau, mažą ką, taip žiūri. Ne, sako, dėl to. Ir aš tikrai nuoširdžiai, tiesiog man pasimiršta. Tai ta laisvė, ji beprotiškai padeda, nes laisvė daryti tai, kaip tu įsivaizduoji ugdymo procesą, yra didžiulė dovana mokytojams ir aš esu dėkinga administracijai už tai, kad manimi tikrai labai pasitikė. Kadangi tu jauti kažkaip, kaip sakau, pasitikėjimą, patvirtinimą gerai, daryk, nors aš neatsiklausiu kiekvieną kartą, bet kažkaip per tą pasidžiaugimą, per tą tokį tikrai jauti tą pasitikėjimą ir per tą, kad siunčia visur papasakoti tai, ką darai, tai kažkaip tai, nežinau, kolegijas moko kitaip, jos gyvena kitaip, sakykime, bet aš nesakau, kad kažkaip blogai, jokių būdų ne, tiesiog manau, kad kiekviena klasė yra kiekvienas atskiras pasaulėlis, bent jau valstybinėse mokyklose, bent jau mūsų mokykloje, taip, nėra prievolės suvienodinti to dalyko.
Ir viskas, mes kiekviena kuriam labai gražius dalykus. Tik skirtumas tas, kad aš apie juos pasakoju, o kažkas apie juos nepasakoja. Bet tai nereiškia, kad mano dalykai, mano visos veiklos yra gražesnės, kietesnės ir fainesnės. Ne, taip nėra. Bet aš bandau pakalbinti ir kitus mokytojus dalintis, kalbėti ir tas ištagas kalbanti mokytoja, jis yra skirtas visiems, nes man labai, labai norisi to ir man atrodo, kad tai būtų didžiulė atsvara visoms toms baisioms, kurių negalim paneigti, taip, bet kartais yra perdedama į tos visos išbaisintos antraštės ir istorijos. Taip. Dabar streikų čia grasina ir aš galvoju, kokius streikų, man lentynas reikia susinešti, kėlimus, koks dar streikas, gyvenkim tą savo gyvenimą ir iš tikrųjų taip, pokyčių reikia, mes tikrai matom tai. Bet manęs čia ir mačiau klausimų, buvo parašyta, kokius sunkumus tai matai. Tai aš iš karto tam žmogui parašiau, kad, žinok, aš nematau, aš nemoku šitą klausimą atsakyti, aš nemėgstu apie tai kalbėti, nes aš tiesiog pasaulį matau šiek tiek kitaip, pozityviau matau jį ir tiek. Tai bet kaip tu sakai, ta laisvė, žinai, tau jinai patinka, bet tikrai didžiai daliai tai kelia tokį didelį stresą, ypatingai, kai dabar naujoji programa. Bijau suklaidinti, apie 30% yra laisvai Taip, 30. Taip, tai tas laisvai sugalvot, ką tu veiksi, tai dažnam mokytojui. Ką daryti? Nežinau. Taip, nežinau, ką čia daryti, ką čia sukurt, ką čia galvoti ir toks stresas, žinai, ir tas gerai, jog tu to neturi, nes tu tada gali prigalvoti projektų, daugiau kažkokių vienai temai, daugiau pamokų skirti, didesnį projektą, kažkokius pristatymus, kažką. Bet čia ir pasimato, kiek mes esam suvaržyti, o gal greičiau patys save susivaržom. Taip, aš iš tikrųjų nežinau. Ir, pavyzdžiui, kai aš ir pradėjau mokytis vairuoti, aš ir neturėjau tokio perėjimo, kur ten įsikabinėjai vairą ir važiuoji. Tikrai aš esu mačius ir čia yra natūralu ir aš galvau, kad irgi tai bus. Ir aš kažkada čilinu tokia važiuodama. Ir aš taip, palaukti, aš dar tik tai mėnesį laiko, čia dar 6 išvažiavimas tam, toks žiedė. Ir taip, nežinau. Tai man ir pedagogikoje nebuvo tokio. Bet aš manau, kad čia viskas tik tai dėl to, kad aš buvau vedėja ir animatorė. Tik tai dėl to. Ta prasme, aš ten susirinkau tiek daug pasitikėjimo savimi ir drąsos, kad dabar aš tiesiog tuo einu, aš vis dar tuo gyvenu. Tai nereiškia, kad aš neturiu kompleksų, tiek. Bet tiesiog niekada jau niekas nepamatys išskyrus mano vyrą, tai viskas. To reikia, žinai, kam ten daugiau žiūrėti, kam žinai ir panašiai gilintis. Man šiaip labai smagu Instagram'e stebėti, kiek Neringa turi idėjų ir tikrai tos laisvės viską daryti. Pavyzdžiui, ryto ratas, diena be mokytos, man vien tas, kad leidžiu mokiniam pasirinkti, kurią dabar nori pamokas, kad ir galvoju, wow. Bet galėtum pakomentuoti, šitą man pačiai net labai įdomu. Ar tu leidi vaikam kiekvieną dieną rinktis tas pamokas, ar tik tam kažkuriuo laikotarpiu? Mes neturim tokio kažkokio susitarimo konkretaus, ką mes darysime. Iš tikrųjų aš jau atėjau pirmaisiais metais dirbti su pradinukais ir tuo metu dar studijavau, savo studijos nieko nedavė, antireklama. bet žodžiu, aš tiesiog ir tėvams pasakiau, kad žiūrėkit, aš tikrai neturiu patirties dirbant su pradinukais. Aišku, galiu renginuką jiems pravesti, nes pusę jų pažįstu dėl to, kad jie buvo mano ten 5 gimtadienį šventėm ir taip toliau. Jie man sako, tu buvai, ašgi saldainių mergaitė ten su tokiu, taip, sakau, buvau. tai bet paskui pamiršo, jau tapau mokytoja galiausiai. Tai iš tikrųjų, nežinau, mes labai daug ką darom kartu. Ta prasme, jie kažką pasiūlo, aš kažką pasiūlau ir toks suneštinis balius visų idėjų ir visų dalykų. Turbūt labai lengva ir labai smagu kurti ir siūlyti ir prisigalvoti tokių dalykų, kai tu jauti, kad mokiniams tai rūpi, kad jiems yra įdomu ir kad juos tai veža ir kad jie kartu su tavimi važiuoja visame tame. Tai čia ir yra raktas, nes mes neturim susitarę, kad dabar jūs ryte susidėliosite savo tvarkaraštį. Nėra tokios. Bet jeigu šauna ten man idėja, kad žiūrėkit, aš pasižiūriu į mūsų šios dienos planą ir aš matau, kad nėra skirtumo, kaip ten susidėlios. Ir tai pasirinkit, tai ten balsuojam, aš juos išmokiau balsuoti dabar jie demokratiškai klasė, nes iš tikrųjų ten turgus prasidėdavo, tai dabar jie balsuojam patys ir aš galvoju, aleliuja, jie patys taiko šitą metodą, kad mes nuspręstume. Ir įdomiausia, kad jiem klausimų nekyla, jeigu ten 6 ir 8, viskas, jiems nekyla tiem 6 pykčio kažkokio, tai ir dar ko, nes mes balsavom. Ir man tai yra taip nuostabu, kad jie taip priima natūraliai tokius dalykus visus. Tai nežinau, tokia, mes tiesiog kartu važiuojam.
Va tu gerai irgi sakai, jog tau varikliukas daryti kažką kur tada, kai vaikų akis dega. Bet man tai atrodo, kad jų visada akis dega, jeigu tu kažką darai naujo, kitokio, nepatirto, neužčiuopimo, galbūt nepagalvojamo, kaip būna, mes irgi planavom naktį mokyklai. Tai irgi buvo visko ten ir iš kolegijų, ir iš kitų vaikų. Ir tu matai, kad tų kitų vaikų akis taip dega, jie taip nori. Bet tiesiog, ar ten neturi jėgų mokytos, ar bendrai, vis tiek laiko irgi tam reikia, tiek pasirašymui, tiek viskam. Ir tu bet kur gali vaikų akis uždegti, jeigu tu tik darysi. Jeigu tavo paties akis dega. Taip, irgi tas, taip. Taip, nes kaip ir, pavyzdžiui, penktokai, mano vienintelė sąlyga buvo, kad mano pačios akis dega, kai aš kalbu apie renginius. Mokyklos renginiai, taip, man tai yra didžiausias, gražiausias atsiminimas, bet po karantino tai yra skaudi tema, nes iš tikrųjų nenori tie paaugliukai dalyvauti tokiuose dalykuose. Ir aš tiesiog, kadangi tai yra mano painumas, toks, žinai, tokia stiprybė, kad aš čia jau kur ten gal pamokoju kažkaip, bet pat renginys, tai jau čia, žinokit, 100% eisim. Tai mes kartu dalyvaudom, kartu ruošdavomės, bet tuo, kad aš pati degu, ta prasme, aš pati dalyvauju. Jeigu Halloweenas ir yra teminis penktadienis, mokytojai irgi bus apsirengusi kažkaip. Man atrodo, kad tai irgi įkvepia tas va toks, kad tu kartu, nes pavyzdžiui, kad ir ta personažų diena, ir profesijų diena, ir ten prieš Velykas buvo mokykloje visoje paskelbta spalvų diena, tai aišku, čia mano kiekviena diena, bet... Jo, tu tokia ryškesnė visada. Bet, žodžiu, bet pasistengiau jau tada kažkaip dar ryškiau, žodžiu, atsirengti. Tai tiesiog tu tame esi ir man labai įdomu, kad mokiniai neklausia, ar tu, nes jie mane tuina, ar apsirengsi, ar ten kažkaip pasiruoši. O tai kuo tu būsi iš karto? Ir manau, kad tada jie ir patys nori būti. Aš nežinau, mano tokia nuomonė ir aš matau, kad tai veikia. Gal kažkur kitur tai neveikia ir normalu. Bet tave irgi tuina vaikai. Taip, aš šitą pagalvojau. Nes, pažiūrėjau, pas mane yra jų, sako. Bet jis tiesiog automatiškai atsirado, aš pas juos atėjau tik į 3 klasę. Ir jie tai jau buvo išmokyti. Tai buvo, ir aš kažkaip nepajaučiau to, kad ar reikia pakeisti, ar nereikia taip. Mane vais atskiras dalykas, bet, pavyzdžiui, kaip pas tave Marija? Tuina irgi? Tu, mokytoja Marija, taip. Bet jie nesako, tu, karočią, atėjai. Tu toks pagarbus. Taip, nes čia kaip ir su atsistojimu įėjus mokytojų į klasę. Tai aš sakau, kad... Tai yra taip, gal kažkam to reikia tiesiog tam, kad susikaupimas, toks perėjimas, toks nusiraminimas. Taip, bet aš pasirinkau tam meditacijas, kvėpavimo pratimus, mes tai padarom, jeigu tik tai matau poreikį prieš kiekvieną pamoką. Man tikrai negaila tos minutės pamokos, bet svarbu, kad mes tikrai nusiteiktume darbui. Tai tas atsistojimas, man irgi taip pat, jeigu jie būtų išmokyti, tai nežinau, aš turbūt bandyčiau permokyti šitą. Bet sunku, iš tikrųjų, pavyzdžiui, tarkim, ateini gal į antrą dar, bet, pavyzdžiui, 3, 4, jeigu tu ateini, sunku, kai tu porą metų, net jeigu ir pati pagalvok, jeigu turi kažkokį įprotį, tarkim, aš kiekvieną dieną kavos geriu, kavą geriu, tai man dabar pasakytų, dabar mes, negersiu, aš negersiu kavos, man... Viskas, tai toks, manau, ir vaikam lygiai tas pasirinkimas. Sunku atprasti nuo dalykų. Nes iš tikrųjų jie 1 klasėje labai imlus, tik tai ką pasakysi. Taip, iš karto. Dabar pasaulio pabaiga, mano, čia aš pasirodo, aš 1 mėnesį labai dažnai tai kartoju, ten parašom kokią raidą kreivai, jau ten ašarėlės, nežinot, pirmokai tokie jautrus. Taigi čia ne pasaulio pabaiga. Ir aš natūraliai taip sakydavau, bet ne tai, kad čia reiškia, kad tu gali bet ką daryti, bet tiesiog aš tai kartodavau. Ir per susirinkimą patį pirmą tėvai sako, tai dabar pradėjau kartuoti, kad čia ne pasaulio pabaiga, čia kažką pasidė. Ir tada, o Dieve, neringa, tau reikia tai išjungti, bet aš nebuvau dirbusi su pirmokais, aš nežinojau, kad jie tokie jie labai greitai perima ir taip. Tavo žodžius, tą kalbėjimą, taip. Ir viską, tiesiog kaip tu mokai, ką tu darai, ką tu pasakėjai, ar tu dabar pasijungiai kompiuterį, ar tu tenais vėliau, ar čia mes pradėsim pamoką taip, ar ten kitaip. Tai iš tikrųjų tas 1 klasės molio lipdymas, jis yra toks fainas tuo, bet aišku labai sunku, bet kartu tai yra super galių. Sunkiausia tas 1 pusmetis, ypatingai 1 mėnesiai, su pirmokais. Jeigu ir tau 1 mėnesiai, čia dar irgi, nes mano viena iš artimiausių draugų iš tikrųjų, dabar jai patys 1 metai, jinai ką tik pasirašė sutartį, skaityk liko 2 savaitės. Ir jinai nieko neturi. Ir jinai tokiam strese, nes ir
popierizmas irgi atskira tema, kiek visko mums reikia užpildyti. Reikia sekretorės. Labai reikia Bet čia iš sekretorės. tikrųjų- Čia galėtų būt mokytojos sekretorius Aš tiesiog. visiškai sutikčiau, taip. Nes mokytojo diena atrodo taip. taip, ryte ateini, pravedi pamokas ir visi galvoja, ai, taigi čia pravedė pamokas, visą gerą einu namo. Bet iš tikrųjų, kas lypi už to, kai baigėsi pamokas, kiek tu dar sėdi ir kiek tu dar dirbi. Ir tie planai, ir ekskursija išeiti, ir dar kažkas, ir kažkoks prašymas kažkam kitam, ir ten nuneš, tada pasirašyk, Taip, taip. tada grįžk patvirtinti. Ir toks tu tiesiog visada tarp klasės ir direktoriaus kabineto administratorės, kur tu tiesiog varinėjai, sekretorės ir tikrai tas labai atima daug laiko. Tai vadinai irgi, sako, aš nežinau, ką, kaip daryti. Man jo pasako, aš, pavyzdžiui, pasakau už savo patirties, ką aš dariau, kaip ką. Bet tai jos patirtis, jei viskas kitaip bus, kitokie tėvai, kitokia klasė, kitoks išplanavimas, kitokių priemonių, reikia viskas kitaip. Tai ta mokykla, kur ten kitos galimybės taip. iš vis yra, vienoms mokykloms tas nupirkta, kitoms tas nenupirkta, tai iš tikrųjų mes labai skirtingose pasauliuose gyvenam. Ir turbūt mes dar patys visų pirma esam labai skirtingi, kaip mes tai priimsim. Tai taip, pavyzdžiui, žiūrint, aš kartais galvoju, žiūrint į mane, tai atrodo, kad nebūna to tokio perėjimo, kur ten tu mekeni pamokoji, nes nežinai, kas tas daiktavardis. Bet jisai būna, nes aš prieš tai tiek googlinau apie tai. Nes atrodė, kad man pirmą mėnesį iš vis atrodė, kad aš viską pamiršau, kad aš nieko apie lietuvių kalbą nežinau ir net nesuvokiu nei čia kas, nei kaip. Tai aišku, jis būna, bet aš manau, kad ir tavo draugiai tiesiog tai pereinamasis toks etapas. Ir manau, jį visi pereina natūraliai ir tada galbūt tą momentą ir supranti, ar tu eisi toliau su tuo, ar tu sustosi. Tai labai daug mokytojų tikrai, gaila, bet, išeina ir nebedirba iš tikrųjų. Tai... Čia, žinai, ta adaptacija, kaip vaikam adaptacija, taip ir mokytojai, ypatingai pradžioje adaptacinis laikotarpis. Bet būna ir tiesiog, aš man, tu minėjai kažkurio metu, kai mes ką tik kalbėjom, jog atkalba kolegijas, administracija, nežinau, direktorė, tiesiog nori išlaikyti, kad mokytojas būtų, bet kokį numeta tokią repliką, kur tipo, nesistenk, čia dėl ko, o kam tu čia darai, kam čia apsikrauni. Bet kartais pasižiūrėkit, kiek girdim šiaip iš aplinkinio ateina jaunas mokytojas į mokyklą ir ten kolega sako, pamatysi to, išeisi, nebedirbsi, bėk tu iš čia greičiau. Ir tada, jeigu tau šiaip sunkiau dirbti, įsivažiuoti į tą darbą ir dar tau sako, tai tu galvoji, gal čia tikrai aš išeinu. Jeigu silpnesis emociškai, kaip sakai, arba tiesiog ta pati pradžia ir ant tavęs dar taip, ir tada tu šiaip dar tokiose pamąstymuose. Tu tokio palaikymo negauni, jo, tu eik tik tai iš čia. Taip, todėl ir labai svarbu susikurti kažkur savo tą aplinką, kur būtų kitokia. Tu bent turėk 2-3 žmonės, kurie tiesiog ne tai, kad sakys, wow, kokia tu šaunuolė, kaip tu gerai varai, bet kur tikrai bus tavo toks atrama, kai tu matysi, kad jau viskas. Nes ką nebuvo, tokių akimirkų, man ir buvo tokių akimirkų ir mokslo metų eigoje, taigi jų pilna, kur atrodo, Gale dažniausiai bent jau. Kur atrodo, kad tikrai, ne tai, kad čia aš esu nelaiminga pedagogika ir blogai pasirinkau, bet tiesiog gal ne čia, ne vieta, ne dabar, taip? Tai taip reikia labai tokio, o jeigu dar būna, kad ir šeimos nariai nesupranta tavo šito sprendimo, tai tikrai labai sunku. Tai turbūt pirmasis ir vienintelis pagrindinis patarimas būsimam mokytojui ir yra augink per tą vasarą, per tas 2 savaitės savo psichologinį atsparumą. Tai yra beprotiškai svarbu ir tada galėsi kartu, mano nuomonė, čia nieko blogo, augti kartu su mokiniais. Nes, pasaulis nesugriuvo, mes išmokom skaityti ir rašyti, nors augom kartu ir dar išmokom begalę kitų dalykų, mano mokiniai dalyvavo konferencijoje. Taip, dalinaisi, jie pas tai pirmokai yra, taip, ir jie papasako, skaitė pranešimą, tiesiog mes gavom, rajone buvo pasiūlymas dalyvauti ir aš sakau, kodėlgi ne, kas norėtų. Aišku, ten norinčių nebuvo daug, todėl, kad jie nesuprato, kas ta konferencija yra, kaip čia visą tai daryti. Paskui atsirado norinčių, bet jos nesuprato vis tiek, kas tai yra. Ir tai, kai pradėjom ruoštis, vis tiek kaip vaikai, pirmokai. O man nesinorėjo padaryti už jas. Ten valdė mergaitės. Visiškai nenorėjau ten pridėti į skaidrės kažkokio teksto, ten nuotraukų savo, ten dar kažko. Mokytojas gali padėti pirmokui, nes taip ir parašyta nuostatose buvo, bet aš nenorėjau, kad būtų kuo daugiau savarankiškos patirties. Tai net į Excelį vedė pačios ten tuos visus duomenis ir taip toliau. Bet paskui, kai mes jau mokykloje, jau per etikos pamoką ruošėmės konferencijai, kokios jos buvo drąsios.
kaip jos kitiems dėstė, kas yra konferencija, kaip atlikti tyrimą, kaip parašyti išvadą ir kaip maždaug nusiramink, viskas čia bus gerai, čia taip ir bus. Tai užtenka tokios nedidelės patirties, kad jie taip augtų, bet ar aš tada pavargau? Faktas, kad aš tada pavargau, nes man reikėjo paruošti, man galų gale reikėjo nešti atsakomybę už tai, kad jos neišsigąs ir tikrai ten kalbės. Nepabėgs. Taip, nepabėgs. Tai tikrai, na ir pirmokės, čia ne trečiokai, ketvirtokai, o jau pirmokės, kur dar tik tais pati pradžia mokyklai. Tai... Kur dar skaito skimant. Kur dar brūkšnelį reikia. Taip, tai iš tikrųjų, bet nežinau, aš kartais iš tikrųjų irgi pagalvoju, gal su kai kuriais dalykais aš ir paskupu, bet ir su penktokais lygiai tą patį dariau ir su pirmokais, nes aišku, aš atėjau su to, kad man visko labai norisi daug ir atrodo, tik dabar ta idėja pasens, kol aš čia sėdėsiu ir ją laikysiu, galų gale aš pamiršiu, aš sugalvosiu dar kažkokią kitą ir dabar man norisi pabandyti, bet tu kartais pradedi ir matai, kad ne, kad dar ir tu neverti tų vaikų, bet jei tu matai, kad jie gali, tai mes tikrai labai daug dalykų nuveikėm ir tėveliams gale mokslo metų išsiunčiau apklausą, ne apie ugdymą, ne apie tai, kas vyko pamokoje, nes aš jiems ir pasakiau, kad jūs nematot to, kas vyksta, tai kaip jūs galite tai vertinti, bet jie mato kitus dalykus, tiesiog tai jie ir akcentavo tai, kad jie labai vertina tai, jog buvo papildomos veiklos, papildomos iniciatyvos, kurios tikrai labai, augino jų vaikus. Ir kai į stovyklą susirinko mokiniai dabar, kai dariau stovyklas, buvo 3 mokiniai iš mano klasės vienoje stovykloje ir darėm plakatą. Tiesiog paprasta A3 formatas ir kai visus sukabinau, aš taip žiūriu iš tolo ir man norisi šypsotis, nespėkit, ta prasme. Kai atrodo, mes šiaip žiauriai daug darėm plakatų, labai labai daug ir jiems nekyla klausimas, kur parašyti pavadinimą, ką reiškia didelėm raidėm, ką reiškia pavadinimas, ką tas, bet tam reikėjo labai labai daug įdirbio ir taip aš galėjau tiesiog sakyti, o kam to pirmokui reikia, nes iš tikrųjų mes galim stiprinti kitus gebėjimus, taip. Nereiškia, kad mes to nedarėm, bet man atrodo, kad kartu su tais mes sustiprinom ir pasiruošėm ir kitoms. Tai vien tą plakatą padaryti, ir vietą numatyti, ir raidės parašyti, ir perskaityti, kodydis, ir sudėti. Taip, tai čia lygiai tas pats lavinasi, kas ir pats rašymas į sąsiuvinį po 3 kartus tą patį žodį. Tai tu gali visiškai tą išpildyti per kitas veiklas. Bet ir šiaip, manau, labai svarbu ne tik susikoncentruoti į akademinius dalykus, kad ten jau viskas būtų puiku, idealu, bet labai svarbu ir vaiką ruošti šiaip gyvenimui, labai socialiniai įgūdžiai svarbu, kad jis mokėtų įvairiose situacijose elgtis, o kur daugiau tai išmoks, jeigu ne mokykloje, nes ta pati gera aplinka, jis daugiausiai laiko ten praleidžia. Galų gale, kaip jis jaučiasi klasėje, irgi labai svarbu, bet nežinau, aš tai dar laukiu iš tikrųjų to momento, kai mes pradėsime vertinti labiau tai, kaip mokinys jaučiasi, ar jisai nori į mokyklą. Tai yra labai subjektyvu. Aš suprantu, kad kiekvienas ten galim prisigalvoti visokių. Pavyzdžiui, aš turiu mergaitę, kuri šiaip labai laiminga klasėje ir aš ją pažįstu, nes ir man dar giminaitė, negana to. Bet ne visą laiką sako, kad yra pikta. Visada. Jis yra liūdna, šitą dieną buvo bloga, viskas buvo tikrai 100%. Pati blogiausia diena gyvenime. Bet tiesiog, taip kartoja, jos toks pasirinkimas gal yra šiuo metu. Ir mes visi pasijuokėm, nes iš tikrųjų suprantam ir jinai pati pasijuokė iš savo tas replikos, kad taip nebuvo. Tai vėlgi, tai tiesiog orientuotumės į tai, kaip jaučiasi, tie visi ir kiti pasiekimai, nes dabar, pripažinkim, pagrindinis dalykas yra tai, kiek tų taškelių, tiek tų balų surinks 4 klasėje. Taip. Ir nuo to priklausys tavo kaip mokytojos gerumas. Labą dieną. Taip, labai, čia tie reitingai, kiek ten... Tai ne tik 4, tai ir 12 klasėje. Taip, čia labai... Antroji. Bet iš tikrųjų, ar tai visiškai parodo, kaip tu juos mokiai, kiek mokiai, kiek tu įdėjai, kiek jie iš tavęs pasiėmė. Nes gali būti, pavyzdžiui, tikrai tokia sudėtingo elgesio, pavyzdžiui, sunku susikaupti, silpniau besimokantis mokiniai, mažiau kultūrinės patirties turintys, taip, tai tu įdėsi labai daug pastangų, bet faktas, kad pasieksi kitokį rezultatą, galų gale gal spec poreikių daug mokinių, gal tiesiog labai didelė klasė, tai mes lyginam tokius kartais nepalyginamus dalykus, bet ko norėt, nes mokyklos iš tikrųjų yra reitinguojamos būtent pagal rezultatus. Tai kol nepasikeis tai faktas, kad ir mokyklų viduje. Manau, dar labai daug reikia iki tol, kol tas pasikeistų, kai ir tie patys reitingai ten, kur eiti, kur stoti, tuo labiau po mokyklos lygiai tuo pačiu yra lyginama. Rezultatai. Taip, čia dar labai vadovaujasi, čia pirmoji vietoj pagal orientaciją yra reitingai.
Taip. Aišku, iš įvairių ir tėvelių nuomonių, ir mokytojų įvairių nuomonių yra, kad jeigu mes remsimės vien tik tais emocijom, ar išliks tas mokslas? Ne, tai žinoma, kad irgi. ne, bet tiesiog turbūt turėtume apimti visumą, o ne pasirinkti vieną vienintelį rodiklį, nes net ir, pavyzdžiui, dabar 1000-mečio mokykla atkeliauja į mokyklas projektas ir ten kaip rodiklis, ar pavyko ar nepavyko ten kažkokį, bet kokį ten įgyvendinti užduotį, tikslą pasiekti, yra būtent rezultatai, pažymiai, bet tai jeigu ta veikla, tas tikslas net atrodo nesusijęs su mokymos rezultatais, bet mes vis tiek vertinam rezultatus. Tai man tas va toks, nežinau, truputį liūdna. Ir kartais, kai tu apie tai pradedi kalbėti, tada atrodo, kad tai, ką tai tau, neįdomus tie rezultatai, maždaug tu ten ateini žaisti, smagu, čia, taip nėra, mes šiaip labai daug mokomės ir kažkada į mano klasę norėjo pereiti mergaitė ir kita mokinė sako, žinok, čia mes žiauriai daug mokomės. Tai tokių rimtų veidų tai pasakė. Kuri tai va neik. Gal geriau ne. Maždaug, čia tau tik atrodo, taip, tu neik. Taip. Tai man visą laiką tai įstrigo, nes tai įrodymas, kad visgi mes tikrai mokomės. Nes kartais gali atrodyti kitaip, kai per matematikos pamoką vyksta cirkas, tai galima atrodyti, kad nesimokom, taip, bet iš tikrųjų tai labai daug mokomės. Labai svarbu, kad pasitikėtų mokytojų. Tiek tėvai, tiek aplinkiniai kolegos, administracija, kurie, dažniausiai tu kiekvieną dieną jos matai. Tai labai svarbu iš tikrųjų, kad pasitikėtų tavim, kad, tu cirką ne šiaip darai, bet tu per tą cirką darai, kad tu supranti, ką tu darai. Ir kartais toks nori, kad atvedat vaiką arba ar šiaip užeinat, uždaro duris ir viskas. Tai yra mano ir tai yra, aš žinau, ką aš darau. Tai vat labai ypatingai čia gal dar jaunam mokytojui dar šitas yra. Bet aš negi galvoju, kad vaikai daug labiau išmoksta per tos tokius, pavadinkim, kabutėse žaidimus, nei šiaip įmam vadovėlį, pratybas ir zubrinam. Jie tada, kai su ta emocija mokosi, vis tiek, kai tu kažką įdomiau padarai, kad ir tą temą kažkokią tai pusiau, tarkim, žaidimą, jiem emocija čia kaip faina darom ir jie tada tikrai daug daugiau išmoksta, nei kad o Dieve, ir vėl tas vadovėlis. Ja, aš galėčiau pacituoti po to šitą pasakymą, žinok, skaityti ir rašyti vis tiek reikės išmokti. Tai kai aš tai išgirdau, aš tiesiog patylėjau, nes supratau, kad tai mes neišmokom ar kaip suprasti. Ta prasme, mokslo metų pabaigoje man dar galėjo sakyti, kad tas vis tiek reikės, bet viskas praėjo šitie dalykai puikiai, bet turbūt reikia ir to, reikia ir to tokio, va dabar yra sąsvinuko laikas, dabar mes rašysime, nes norint išmokti rašyti, reikia rašyti, kaip aš sakau vaikams, taip. Tai tikrai tai yra beprotiškai svarbu, ypatingai pirmą pusmetį, jeigu kalbant apie pirmokus, tai bet reikia ir to tokio, bent akimirkos, kai šypsosi, kai juokiamės, taip, tokio, kad ir tas toks chaosas truputėlį, kad būtų, tai tikrai reikia ir to, nes, Pasakei chaosas ir prisiminiau kažkada klasėje. Nepamenu, ką mes darėme, bet man tas triukšmas, jis man netrukdo. Būna šnekasi kažką, bet jie ir labai darbingi pas mane yra. Tikrai labai, mes dažniausiai kas mėnesį keičiam suolų padėtį ir sėdėjimą. Tai kažkaip sėdėjom, man atrodo, po 5, gal jie sėdė, ar po 4. Ir ten kažkas kažkas rašo, bet viskas vyksta. Tas darbas jis vyksta ir jo kažkokia mokyta, nepamenu dabar kuri. Ir taip, ir tokio, žinai, ką tu čia pertrauką pas tave? Ir sakau, ne, pamoka, o tai jie tema eina ir taip pasimetė, tai kas čia vyksta, nes mes ne tai, kad ten skaitom, ten rašom atgrinai, o kažkas kitokio, ten kalbas eina, kažkas vandenį pilasi, kažką, nes aš leidžiu per pamoką ir arbatą gerti vaikam. Kažkas arbatą gurkšnoja, bet jie visi darbai būna padaryti. Retsykiais kartais pamiršta, nedaspėja kažką, bet jie pas mane viską padaro. Tai va tas ir yra, kur jeigu atrandi tą tokį aukso viduriuką, aišku, kartais ir nuo tų triukšmo noris, kad jie tiesiog tyliai kažką pasėdėkit, bet aš būnu taip ir pasakau vaikam, aš nežinau, ar jūs taip darot, ir būnu sakau, dabar taip pavargau, sakau, aš dabar tokia pavargus, nes irgi kaip ir tu studijavau, ir tos studijos, sakau, ir viskas, sakau, mane dabar viskas nervuoja, sakau, dabar paskaitom, ir jie supranta, ir jie nujaučia, gal dėl to aišku, kad vyresni, bet mažiukai mano lygiai tas pats. Bet mano pirmokai lygiai taip pat supranta, kai jie labai nori būti prilipę prie mokytojos ant tos kėdės ir aš kartais sakau, žiūrėkit, man dabar reikia savo erdvės, man bent šitą pertrauką gerai, paskirkim, kad aš pabūčiau tik tai su savimi prie šito kompiuterio, tiesiog ramiai.
Ir viskas, jie tikrai, ta prasme, nueina, paskui vėl prilipę būna, bet tikrai, nežinau, bet va čia turbūt yra, mes ateinam su jais, kalbamės kaip su žmonėmis. Taip, ir jie su mumis taip, lygiai ir tas taip chaosas, kada jisai baigės, tada, kai mes duodam ženklą, iš tikrųjų, tada jisai pat blitz ir baigėsi. Todėl, kad mes net ir tą chaosą valdom, iš tikrųjų mes jį sukuriam dirbtinai, Taip. jisai nėra sukurtas ten kažkaip tai kitaip. Tai o šiaip ir vaikai pavargsta nuo to triukšmo, nuo tokio vat smagumo, žaidimo. Tai aš šiaip stengiuosi laviruoti tarp to, kad bent viena pamoka turėtų būti kažkokia va tokio žaidimo elemento turėti. Ne pirma, nes per pirmą vis tiek dar taip, bet tikrai turi turėti ir tas balansas yra, manau, kad tinkamas mano klasiai, mano patirtyje. Vat visą laiką noriu tai akcentuoti, kad šiaip gaučiau gal kitą klasę, gal visai kitaip dirbčiau. Dar labai akcentavai Instagram'e ypatingai dėl savo studijų, kad jos nepateisino Taip, pat kaip ir aš tą. Gal galėtum praplėsti štai šitą dalyką? Aišku, čia tokia antireklama, bet aš visada už tai, kad žmogus iš savo patirties papasakotų. Aišku, mūsų patirtis skirtingos, toj pačioj studijų programai mes galim skirtingai jaustis ir skirtingus dalykus išsinešti. Taip, tai iš tikrųjų turėjau nusivylimą ir aš šiaip studijavau ir atrodo ne kartą tu eini ir man kažkaip nebuvo tokio, kad gali studijos būti prastos. Ką reiškia prastos? Tiesiog neatliepiančios poreikių, neduodančios žinių, galų gale su nuliu supratingumo dirbančiam mokytojui, kur ten visi tokie ir buvom. Koks atsiliepimas gali būti, kai paskaitos nuo 8? Tau pamokos nuo 8, tu sėdi prie lietuvių kalbą vesti ir jungiasi į paskaitą, nes, žinoma, neįrašinėjama. Ten taip toliau ir panašiai. Tai čia smulkmenos, bet tokios detalės jos lydėjo visada ir tikrai buvo, ne ta įkvepianti patirtis, nes šiaip mane mokslas, man patinka studijuoti. Ir mane jis įkvepia, mane visą laiką paskatina, va čia aš galėčiau tai panaudoti ir tada sukuri kažką būtent tuo remiantis. Tai ne, ten taip nebuvo, ten iš tikrųjų mūsų patirtis visų gali būti skirtingos, bet plus, kai tai buvo mano pirmasis kartas, kai aš mokėjau už mokslą, ir tikrai nemenkus pinigus, už tuos metus sumokėjau 3000, ten beveik 4000 eurų, aišku, pusę kompensavo savivaldybė, esu dėkinga, bet net ir to nebuvo verta ir tai buvo visuotinė viso kurso nuomonė. Ta prasme, mes visos palikom pačius blogiausius atsiliepimus, nes tiesiog laukiam to, žinot, kai jau atsiunčia apklausas ir ten laišką gauni. Studentė, pasidalinkite savo nuomonę ir mes tokios, tu nenori, kad mes pasidalintume. Net nesiųsk laišką. Ta prasme, tu rizikuoji dabar čia, nes iš tikrųjų buvo švieselių, tikrai nesakau, bet jos buvo tokios blankios ir taip retai, kai nežinau, gal jeigu mes, pavyzdžiui, nedirbtume, jeigu mes būtume nedirbančios, sakykime, kad ir motinystės atostogose, taip vis tiek tai yra truputį kitaip nei kad, nes realiai kai kurios yra ir mamos, kurios grįžta namo ir dar toliau tęsia savo darbą, tai gal būtų kitaip šiek tiek, bet kai tu dirbi, kai tu stovi prieš klasę ir tu mokai to ir tau ten kažkur ištrauktas teorijas, kurios niekaip neveiktų pasakoja ir toks ne tai, kad tik tai tavo, bet tu dar su kolegiam į bendrą grupę parašai ir sakai, žinok, aš ir tą patį kažkaip pajutau ir galvojau, nes mano patirtis tokia ir tokia, o mano tokia ir tokia, ir tu matai, kad taip jaunasi. Tai tokia buvo visiškai atsiprašant chaltūra tos studijos. Tiesiog susirinkau pinigus ir viskas. Mes mokėjom už tos. Jeigu galėtum pati sukurti paskaitą, kurios nebuvo, ko tau trūko labiausiai? Kokios paskaitos tau labiausiai, ypatingai kai pradėjai dirbti, ko tau trūko, kokių žinių? Tai tiesiog, pavyzdžiui, o tai jums, kai jūs pradėjot, nebuvo klausimas, o tai kaip tą, pavyzdžiui, planą parašyta, ne? Visą Pas mane ne, mes planus, tiek. O ten realiai, ten buvo parašykit planą. Kas ten buvo iš tikrųjų blogiausia, tai kad mes darėm labai daug atsiskaitimų. Bet ar mes mokėmės tiems atsiskaitimams? Ne. Tai vadinasi, jeigu taip yra, jeigu mes galim parašyti atsiskaitimą ir gauti aukštą įvertinimą be gautų žinių, tai vadinasi, mes nesimokom nieko naujo. Mes tiesiog taikom tą patirtį, kurią mes turim, arba tą, kurią patyrė mokykloje. Tai ten ir buvo tas. O kažkokių dalykų atrodo pagal turinį, atsiverstum programą, sakytum, puiku, man viso to reikia ir tikrai visą tai įdomu, bet kai chaltūra, tai chaltūra. Nieko negali padaryti. Ir aš apie tai ir Instagrame kalbėjau, ir grupiai, kai pamatau, kad planuoja studijuoti,
tai tiesiog rašau, bet blogiausia yra tai, kad ir kur, ar čia Šiauliai, ar VDU, visur tas pats. Ta prasme, tos persikvalifikavimo tie moduliai, jie labai tokie formalūs yra. Nes jie trumpi, tikriausiai suspausta informacija visą, ką tu šiaip per 3-4 metus. Taip, jie yra trumpi ir tai yra puikia proga pasipelnyti. Nu, nebūkim naivus, taip? Tiesiog. Bet jeigu galėtum atsukti tą laiką, tu vėl eitum ten, ar aš negalėjau neiti. Man tiesiog reikėjo ten eiti. Nebuvo kito kelio. Bet jeigu imti tiesiog grinai pradinio ugdymo programą. 4 metai mano gyvenime yra labai daug. Tai aš tiesiog nenorėjau to. Bet vėlgi, aš ir nesitikėjau, kad taip gali būti, nes kai aš pasidžiaugiau su artimaisiais, kad įstojau, man parašė, kad tikiuosi studijos bus kokybiškos ir aš kažkaip galvoju, tai kaip gali būti kitaip, nes iš tikrųjų mano patirtyje tokių nebuvo. Tikrai nebuvo. Būnagi ten visokių dėstytojų mes sutinkam, kaip ir mes, gal ten ne visada puikiausios studentės, taip, ne visur, bet man tiesiog taip. Iš tikrųjų ir daug ką lemia praktika studijų metu ir jo suderinimas, jeigu tu dirbi. Tai tos programos jos labai skirtingos, tiek mes su Marija iš Vilniaus kolegijos, tai dar kitaip negu universitete ir čia dabar nesenai kilo ažiotažas, kaip čia į kolegijas daugiau ar įstoja, ar neįsigilino. Jo, kažkas su įstojimu daugiau, kažkas buvo, kad į kolegiją daugiau eina. Daugiau norinčių kolegiją nei... Taip, nes žemesnis balas įstojant, mažiau dalykų reikia, mažiau mokytis ir panašiai, tai kilo čia jau irgi Facebook'e skaičiau labai daug, bet ir atrodo, tai pešasi tos dvi pusės, tai universitetai ir tos kolegijos, tai kur geriau, nepasakysiu, kur tau geriau. Tu gali taip, kiekvienas ieško savo, taip. Tai gal tas stojimas į kolegijos parodo, kad mes pagaliau brestam ir nedarom kažko dėl kažko, ką pagalvos, taip, nes jeigu mano norima specialybė, tikrai norima tokia, kokia noriu. Taip, yra būtent kolegijoje, nors mano tenais 10-ukais aš gal mokiausi, taip, ir ten 100-ukų susirinkau, koks skirtumas. Bet tiesiog aš noriu studijuoti tai mane irgi, o tai kaip tu čia į kolegiją, taigi tu galėtum įstoti į aukštąją. Aš žinau, kad aš galėčiau, bet jeigu, aš noriu kitaip, tai gal čia reikia pasidžiaugti tuo, kad mes pagaliau šiek tiek darome laisviau, pagaliau taip, kaip iš ties norime, nes kaip mums trūksta žmonių, kurie dirba tos darbus, kuriuos jie myli, taip? Taip. Ir ne veltui būna stoji vieną dėl tėvų, dirbi dėl savęs kažką kito. Bet taip labai daug ir yra, įstoji, išmoksti vieną ir vis tiek naini visai kitur, ne ten, kur baigiai. Bet tokiam besikeičiančiam pasaulyje, tai jau nebegazina, nebebaisu tokie dalykai iš tikrųjų. Nors kartais tikrai sutinki žmonių, kur baigiu jau 3 ar 4 kursas ir jaučiu, kad ne man ir baimė, stresas. Toks atrodo, kad viskas, tau tai tikrai jau nieko. Ir kur, tu tikrai gali dar viskas. Bet čia, žinai, gal baimė iš to, ką pasakys kiti, ką pagalvos, taigi čia, žinai, o Dieve, tai kaip aš, tai ką čia? Nes mesti studijas iš tikrųjų, atrodo, taigi tu pasirinkai, taip, tu taip rinkaisi, jau ten taip. Bet nieko tokio, tas studijų metimas, tikrai, aš pasakau visai neseniai, kad rugsėjo 3 dieną, man atrodo, sakau, žinokit, čia aš nenoriu būti. Ir turėjau atsimokyti pusmetį, bet aš mečiau ir pasilgiau, aš pirmą kartą mečiau studijas, nes, atrodo, toks mokslas žmogus, čia jau taip mokosi, o tai, ta prasme, ką man pabaigti? Dėl kažko kito? Dėl popieriuko. Dėl popieriuko, taip, aš dėl popieriuko būčiau pasibaigus, ten ir dėstytojai, taigi pažiūrėk, tau puikiai sekas, taip, aš žinau, bet tai nėra tiesiog tai. Tai kaip ir bakalauro 2 kurse, tam pasakiau savo, kad aš jau būsiu tikrai mokytoja ir nematau savęs viešųjų ryšių kažkur specialistė. Tai tada aš irgi galėjau mesti ir sakyti, tai viskas. Bet aš džiaugiuosi, kad aš nemečiau, nes tai mane labai papildo. Ir iš vis, dabar aš labai daug matau tokių diskusijų, kad iš vis nereikia mokytojams apsiriboti tik tai pedagogikos, jeigu yra galimybė, nebijoti to, kad tu pasibaigi kažką, ypatingai, kai yra tas gretutinės studijos ir dažniausiai kiša tas pedagogikos, taip, tai čia yra tokia galimybė mokytojui būti šiek tiek platesniam, šiek tiek daugiau matyti, daugiau pasiūlyti. Ir tai yra tikrai, beprotiškai gerai. Nesakau, kad blogai yra ir kitas, bet, pavyzdžiui, aš jaučiuosi tikrai turtingesnė, bet aš tikrai iš save vertinu, taip, lyginuosi su savimi. Ar tai mane praturtino, tikrai taip. Bet ir šiaip, dar toks nusistatymas yra, kad į mokytos tai tik tais mokykloje.
Viskas tik prie savo stalo ir 30 ten mokinių aplink ir viskas, tu daugiau nieko negali. Tai jeigu tu pasibaigsi, tai tu 30-50 metų dirbsi prie vieno suolo ir panašiai. Nu taip nėra. Lygiai taip pat ir tu, Marija, ir tu neringa, ne vieną darbą dirbamės ir ten kažkur, ir ten kažkur. Truputį ten, taip. Ir tas praturtina ir patį mokytoją, kaip sakai, nes tu tada visur esi išbandęs, tu turi duoti ką vaikam, o apsiriboti tik tais nuo 8 iki 2 ir išeiti ir nieko daugiau gyvenime nedaryti, tada ir atsiranda tas pervargimas, nenoras dirbti, nenoras būti su vaikais, nes tu tik tą ir matai. Atrodo, tas pats per tą patį, jau čia taip užsisuka. Kartu ten darbas, namai ir ten tas pats ratas ir kažko naujo nepabandai. Taip, o kaip tu pati suderini šeimą, vyrą, namo statymą? Tai tiesiog reikėjo padaryti taip, kad kaip aš pasakiau, vyras darytų. Ne, čia tai kartu viską darom, net rozečių spalvą. Taip, juodą, tik juodą. Bet ne apie tai, tiesiog, kai studijavau, aš dar dirbau, kaip ir sakiau, iš tikrųjų ir vakarais dirbau jaunimo centre, po pamokų važiuodavau, tai grįždavau į ten kokią 8:30 aš jau būdavau, tai vienintelė laimė, kad jis irgi studijuoja magistrą, tai kai jis pasakė, kad norėtų, tai aišku, aš ir dėl jo, nes matau, kad tikrai žmogus nori, bet galvoju, nu kaip gerai, nes įsivaizduokit dabar, aš grįžtu 8:30, o jis jau būna 6, tai tikrai mes būtume tikrai ne vestuvės kėlę tikriausiai, o būtume tiesiog turbūt pasukę arba bent jau būtume belekai pykėsi, nes tai yra normalu, tu visą laiką lauki to savo žmogaus, lauki, tas žmogus grįžta pavargęs, o kai abu pavargę, tai būtų ir pavargę. Kitaip viskas. Taip, visai kitaip, tiesiog tai supranti, tai va taip ir suderini, bet aišku, pavyzdžiui, aš kai dirbau animatorė, nu čia yra toks juokas, kai aš pradėjau darbintis į mokyklą, man sakė, aišku, gal taip netyčia žmogui tiesiog išsprūdo, kad tai tu daugiau ten ir niekur nedirbai. Ir aš galvoju, gerai, nu taip, aš negaliu pateikti įmonės, kurioje aš dirbau, bet aš tai dirbau ir dirbau daug. Ir kai aš atėjau dirbti į mokyklą, kad ir dabar, pavyzdžiui, aš jaučiuosi dirbanti 5 kartus mažiau. Su visais tais popieriais, su visais tais darbais po pamokų ir taip toliau. Nes tiesiog aš dirbau visada. Įsivaizduokit dabar, visada. 24 valandas per parą, tikrai. Tu, kad ten pamiegi, tavo galvoje vis tiek vyksta programų kūrimai, ar aš atsakiau, ar aš nupirkau, ar aš suderinau. Paskui tu savaitgalį kažkur jau važiuoji, grįžti, tu visą savaitę vėl derini, apsipirkiniai. Aš visada, nes aš viską dariau viena, kadangi, tiesiog ir pati buvau ir to viešųjų ryšių, ir fotografė, ir visa supirkinėta, ir krovikė, ir visi kiti, aišku, šeimos pagalba buvo didžiulė, bet aš dirbau tiek daug, kad kai aš atėjau į pedagogiką, o Dieve, kaip čia faina, ir nereikia klientų ieškotis, jie patys ateina, ir nereikia tų mokesčių, nes taip, pas mane 15, tai visą laimę. Tai dar apie šitą mažiau klientų yra geriau. Nes tu dirbi kaimelio mokyklos skaitosi. Miestelio. Kodėl būtent miestelis, o ne didmiestis, miestas, didmiestis? Tai aš studijavau, tai kaip suprantat, mieste ir Kaune, ir Vilniaus universitete, ten Vilniui nebuvau, tik tai atsimti buvau nuvažiavus. Tai žodžiu, bet aš šiaip esu iš to krašto, tai yra mano mokykla, kurioje aš ir mokiausi, ir aš visą laiką labai norėjau dirbti kaimo mokykloje, esu tai sakiusi daug kartų, kad man tai tiesiog, ne tai, kad romantiška, čia kaip per filmus, bet man tiesiog, kai turbūt mes kiekvienas jaučiame savo stiprybę, savo tokį polėkį. Aš žinau puikų mokytoją, kuris baigė kartu su manimi pirmasias profesinės pedagogikos studijas ir jis yra biologijos mokytojas, šiaip apie jį ten, jis labai daug pasisako apie tos egzaminus, apie visą, toks visas degantis tuo. Ir tai yra jo arkliukas, jis gerai jaučiasi. Tai aš save įsivaizduoju tokiai, ne tai, kad mažoji, aš nedirbu mažoji mokykloje, aišku, ten nėra 1000, yra 600 mokinių per visą mokyklą, bet ką mes turim? Mes turim, pavyzdžiui, mažesnės šiek tiek klases, ne visas. Jeigu jau susidaro 2 komplektai, tai mano laimiai susidarė tie 2 komplektai ir abiejose klasėse yra po 15-16 mokinių pirmokų. Aš įsivaizduoju, kad turėtų jausti skirtumas, kaip pas mane 25, pas tave kiek? 25. Tai va čia gal ir yra tas, kaip... Čia pliusas tas, kad mažesnė klasė. Taip. Automatiškai daugiau savęs negi galbūt gali atiduoti tiem vaikam. Kiekvienam, aš tikrųjų per visą pamoką prieinu, nuoširdžiai sakau prie kiekvieno.
nes aš galiu savo tai leisti. Aš galiu pritūpti ir prie vieno, galiu pasikviesti ir kitą, jau žiūrėk, matau, ką ten galiu sugrupuoti, kad jie padėtų vienas kitam arba ten judėtų į priekį šuoliais toliau. Jau tu tiesiog gali stebėti daugmaž vis tiek visus. Ir pirmam pusmetį tai beprotiškai buvo svarbu ir man tikrai nebuvo taip juodai sunku, bet aš įsivaizduoju, kad tie 10 plus tai tikrai pakeistų viską. Tikrai, aš tada gal ir nebūčiau tokia užsidegus ir gal taip net liepčiau ir mokinių poreikių, nes iš tikrųjų išsunkia tai, kad jie išeina, ta tokia tyla klasėje ir tu ten bandai jos pasigauti daugiau, bet jauties išsunktos, o paskui vėl gerai, jaunimo centrą varydavau. Aš negi galvoju, kad gal kai mažiau klasėje mokinių lengviau ir jiem laisvės daugiau duoti. Ir per tas pamokas, mačiau, turi daug kampelių, emocijų, tada atsimenu, buvai skaitimo ir kas ten tikrai atsimenu, buvai kažką prikabinus ant lentos, kažkas su skaitimo. Kačiukų plakatas buvo. Va, sakau, aš atsimenu tą vaizdą. Paslėpti kačiukai, taip, bet tai kodėl aš galėjau tai skirti, kodėl aš galėjau pirmą pusmetį kiekvieną pertrauką su vis kitų mokinių skaityti, turėjau savaitės planą, todėl kad jie tilpo į visą savaitę ir dar liko viena laisva diena, kai aš budžiu. Tai, bet aišku, mes skaitėm kiekvieną pertrauką vis kitas mokinys. Bet aš galiu tai daryti tik tai todėl, kad aš turiu mažą klasę. Tai vat todėl, nežinau, man tiesiog gera, aš ir nenorėčiau kažkur kitur keliauti. Ne todėl, kad tai gali atrodyti, tai dabar čia pasirinkau ir dabar jau čia žvaigždutė, nes vienintelė tokia, kas daugiau eis. Tai gal ir yra tiesos ta, kad kas daugiau eis, taip, bet aš tai labai kviečiu ateiti ir nereikia, iš vis turbūt nereikia skubėti rinktis mokyklą, sutinka taip, kad mes turim tokią pasirinkimo galę, kad tikrai... Ir tikrai, jeigu norim išeiti, turim kur eiti. Turim kur. Ir dabar irgi kažkuriam čia forume iš Facebooko irgi kažkas anonimiškai kėlė, kad aš ieškau darbo pradinio ugdymo mokytojo ar bendrai mokytojo, žodžiu, kažkas išmoktų vis tiek. Ir sako, nežinau, kur eiti, kur čia būtų vietų. Čia gal 2 dienas atgal. Taip, man atrodo, tą patį mačiau, kad ten kviečia, ateikit čia. Taip, ir iš tikrųjų kaip mokyklom sunku rasti, kai tu liko tau savaitę ir tu neturi mokytojo tiem 30-25 vaikam. Ir mokytojas, kuris ateina irgi, kai lieka viena diena, aišku, mums gerai, nes mes turim pasirinkimą, bet ar vaikam ir mokyklom gerai, tai irgi, nors tos klasės didėja, jų daugėja, bet mokytojų nėra, tai irgi tas toks, tai kaip padaryti, kad jie ateitų. Aš dar atsiprašau. Arba kaip padaryti, kad išlaikytų. Tave pertrauksiu šiek tiek, noriu grįžti šiek tiek prie skaitimo. Taip. Tai čia turėjo skaitimo lentą, tai mes turim šiek tiek dovanų tau nuo mūsų ėmėjų leidykla Briedis knygelių. Tai skaitėt ten su katinėliais, tai dabar papildysim tau truputį klasės lentyną, biblioteką, kad skaitytų jau knygelės, jau antrokai, nebe katinėliai gal. Nebeskėmenuotai. Taip, jau knygelės. Taip. Tai čia tau dovanoja leidykla Briedis. Ačiū labai, ačiū ir jums ir Briedžiui. Taip, iš tikrųjų labai gerai tos knygos klasė yra, nes ir pas mane yra visa spinta tų knygų ir jų gauti šiaip yra sunku, o kai nueini į biblioteką ir vaikas labai ten nori kažkokios apie ten kosmosą ir kažką ir jos nėra, nes ten koks vienas vienetas ir jį pasiėmė kažkas. Tai taip, iš tikrųjų, jeigu vaikas tik užsidega ir yra tų knygų, yra labai gerai, nes dabar, kad norėtų skaityti, nėra dažnas. Bet klasė gerai turėtų, aš irgi turiu pasidaręs tą mini bibliotekėlę, tai kartais per pertrauką jie pasiėma, ar ten, kad ir pavarto. Vis tiek tai jau duoda kažką tai. Po testo, aš dabar pavartysiu. Sakau, gerai, tiesiog pavarto. Tai vis tiek tas, kažkiek prie tos knygos tu prisilieti, nes dabar kitoks skaitmeninis amžius, kai mes tai telefonę pažiūrim, tai ten kažkur kitur paskaitom, tai ten, geriau paklausysiu ten. Taip. Arba paskrolinsiu telefoną. Taip, mokytoja, čia nėra telefonų, nėra ką veikti. Ir tos knygos jų nebelieka kaip veiklos pačios. Ir pati tikriausiai pastebi mokykloje. Taip, bet iš tikrųjų labai stengiuosi ir mes visos labai stengiamės tą skaitimą įtraukti, bet aišku, mes neturim kažkokių supergalių tokių, kad mes ten sakysim, žinokit, skaitimas čia raktas, jums atrakins viską, o ten šeimoje niekas niekada nebus paėmęs knygos į rankas, arba ten sakys, eik skaityti, taigi neskaitys, mes puikiai žinom, taip, galų gale aš ir pati iš tikrųjų
dabar pamažu va čia vasarą labai tuo ir džiaugiuosi, kad grįžtu prie skaitimo, nes kai tu visą laiką esi kažkur, natūralu, kad tu tiesiog, miegui skiri tą laiką, kurį galėtum skirti kažkam, bet paskaityti nesusijusiu su studijomis ar darbu, nes darbė irgi yra ką skaityti. Apie daiktavardžius. Daiktavardis. Taip, taisyklės įvairias vadovėlės. Pasaulio pažinimas, o dieve. O yra pamoka, kurios, kaip gal kūno kultūra, kur prieš tai minėjai, kur tikrai atsisakytum. fizinis. Bet žinok, aš irgi. Bet jeigu reikėtų pamoką sudėlioti mėgstamiausia ir taip einam tolyn nuo mažiausiai mėgstamas, tai pati mėgstamiausia kokia būtų? Iš tikrųjų, man tai būtų dailė ir technologijos, ne kad tiek dailė, bet tiek technologijos, pas mus jos kartu kažkaip dar eina, bet šiais metais planuoju atskirti, kaip ir rekomenduoju atnaujintos, bet šiaip, kur labiausiai stengiuosi ir kur verčiuos per galvą ir kur tikrai man pačiai reikia labai daug pasitemti ir aš tikrai tai darau, tai pasaulio pažinimo pamoka, nes aš tikrai stengiuosi, kad tai būtų pasaulio pažinimo pamoka, o ne paskaitykime vadovėlyje, kas parašyta ir padarykime 3 pratybų puslapį. Ten pabraukime. Bet čia vadovėliai, jie skirtingi, žiūrint, iš kokio tu mokais ir ne visada tu gali pasirinkti, kokį nori vadovėlį. Tiesiog mokykla neturi išteklių ir tu mokais iš to, kad taip, bet mes turim tiek daug iš tikrųjų pasaulio pažinimui, tiek turim labai daug galimybių. Ir aš nesakau, kad mokyti iš vadovėlių yra blogai, ne, mano klasė taip pat mokosi iš vadovėlių ir manau, kad 1 klasė tai ypatingai svarbu supažindinti su tuo mokymusi, nes mes nežinom, kas bus 5 klasėje, taip. Ir aš galiu dabar, pavyzdžiui, juos išmokyti, kad taip, jūs ateinat, pasirenkat pamoką, kokią norit, patys, kada norit, dirbat, tai taip toliau ir panašiai. Čia būtų mano tikrai toks lūkestis, bet aš žinau, kad galbūt toliau taip nebus. Ir kas iš to, taip, turi būti tęstinumas ir turbūt per visą mes laisvę, mes vis tiek turim išlaikyti kažkokį sveiką protą, tą bendrą vardiklį tarp visų. Tai vat tas pasaulio pažinimas, jis yra ir tas tradicinis, bet kartu aš tikrai pati jaučiu, kad aš labai stengiuosi daug, prieš tai ruošiuosi, labai daug čia kalbu apie faktus, apie enciklopedijas ir visą kitą. Ir tada bandau tą susisteminti, kad būtų ne tik įdomu, bet ir įtrauku, kad tikrai atsimintų ir galėtų ir pritaikyti tai. O su kuo labiausiai spaudžiu, tai matematika, nes pas mane jie neskaičiuotuvai, jie mąstytojai. Tai jie, žodžiu, tikrai su matematika labai spaudžiu, nes yra problema. Mes visi žinom ir aš tokia užsikėlusi su lūkesti, kad ir matematikai dar daugiau išteklių yra įvairių matematikų. Taip, neribotas. Ta prasme pilna angliškai, dar jeigu anglų išmanai, tai yra įvairiausių programų, programėlių, tik tais reikia laiko prisėsti, susirasti, galbūt išmokti, jeigu pirmam kartui. Ir po to su vaikais gali taip įdomiai tą matematiką perteikti, nes tai nėra tik tais paėmų, skaičiuoju, rašau. Tiesiog tai tu gali gyvai tą matematiką padaryti, gyvai interaktyvę. Su matematika skaitmenizuoti labai lengva. Lietuvė tai turi ir pats pasėdėti, dėti tikrai daug darbo, kad padaryti užduotį. Su matematika jau lengviau. Taip, bet iš tikrųjų su lietuvių kalba ir to skaitmenizuotumo jo gal kiek mažiau ir reikia, nes mes vis tiek, tai yra pamoka, kur mes tikrai orientuojamės ir į rašymą kaip rašymą, taip. Tai atrodo, kad mes čia visur viską, tik tai kompiuteriai, tik paspaudimai, tik tai šviesos ir garsas, bet ne, iš tikrųjų visai banguojantis yra tas mokymasis ir jis toks turi būti. Tai matematikos labai daug užsienio kalba ir labai mažai lietuvių kalba, kas yra keista. Ir jeigu yra kažkas, tai yra mokama, kai užsienio yra viskas nemokama. Taip, tikrai tai reikalauja laiko pramokyti, ne tik pačiai pramokti, bet ir pramokyti vaikus, mokinius. Bet aš tai investavau jau rugsėjo, galvoju, 15 dieną, man atrodo, jau jie laikė planšetes pamokoj, nes mano tikslas buvo vis tiek per pirmuosius metus juos pripratinti prie to naudojimuose tokio, buitinio, įjungti, išjungti, naršyklę pasijungti tiesiog, nes atrodogi mokam naudotis, bet iš tikrųjų tai ne, nieko nemokam. Ir kai 15, aišku, tu gali šiek tiek lengviau taip, mokyti, tai prasilaužėm labai stipriai ir dabar tikrai atsinešti planšetes į pamoką, matematikos, pavyzdžiui, ir pasaulio pažinimo, nesvarbu į kokį lietuvių, ten kryžiažodis ar koks, kadangi stengiuosi mažiau spausdinti, tai tiesiog labai patogu ir labai greita.
Bet tas planšetes, tu tiesiog visą turi klasėje, ar jos yra iš kažkokio bendros vietos? Taip, mokykla pagal kokybės krepšelį yra nusipirkusi planšetes ir kiekvienam aukšte taip yra tiesiog rinkinys planšečių, kuriomis naudojasi bendrai klasės visos. Tai jeigu jos laisvos, aš galiu jas paimti, jeigu jos nelaisvos, tai tiesiog, kaip sakant, prisitaikom prie visų galimybių. Bet kad ir kaip diskutuojant, vis tiek kuo daugiau tu turi tų priemonių, tuo tavo ugdymo procesas praplatėja tos galimybės bendrai, nes vienose klasėse, tiek ir pas mane mokykloje, ir bendrai iš to bendro žinojimo, vienur interaktyvios, kitur dar kreidinės lentos, vienur planšetės yra, kitur jokios interaktyvios priemonės nerasi klasė, net neturėsi galimybės pasiimti. Tai labai skirtingai tas ir ugdymas vyksta iš tikrųjų. Bet aš gal sakyčiau, gal jisai nepraplatėja kaip galimybės, bet gal palengvėja mokytojui. Nes man atrodo, kad tada, kai yra kreidinė lenta, taip, o šita karta jie vis tiek nori. Tu negali neduoti, taip. Tai tada jau turi pasijungti, koks stiprus mokytojo kūrybiškumas, mokytojo laikas, kad jisai sukurtų, nes aš tikrai žinau mokytojų, kurie net be tų visų smart lentų padaro interaktyvias užduotis, kur mokiniai jaučiasi lyg interaktyvioji užduotį, nors jie ten dirba su popieriaus lapeliais, ten juos keičia ir taip toliau. Kiek tai užtrunka ir tai yra iš tikrųjų juodas darbas, tai yra darbinis arklys, kaip sakant, tai, kaip sakau, reikia dirbti ne kaip arklys, o tiesiog sumaniai, nesunkiai, bet sumaniai, tai va tos visos priemonės jos leidžia pasirinkti, kaip aš noriu dabar dirbti, nes realiai nuo to, nežinau, jeigu mes tik jas supirktume ir nebūtų mokytojo, taigi tikrai neišmoktų daugiau, taip? Viskas tiek mokytojų reikia, taip, čia. Kaip ir silietimų, mokytojo rankos, kaip sako, pakeis robotai daugą, bet mokytojo vargu vis tiek, kad ir tos technologijos bus, bet tas prieimas, buvimas, jisai... Kartais tiesiog nukreipimas, tas paskatinimas, kad va dabar arba tas įkvėpimas, nežinau, kiek kartų paskui pamokų antram pusmetį užtenka tos įkvėpimo dalies, tos smalsumo sužadinimo ir atrodo daugumai viskas labai natūraliai, nes jie tokie, sužadinti yra, kad tikrai ir tyrinėja ir žodžiu, tikrai smagu. Čia dabar jau gal judami pabaigą po truputį, tai aš tiesiog kalba mokytoja, čia tau mokykloje, man pažįdomu sužinot, kokia yra Neringa už mokyklos ribų. Ragana. Tai iš tikrųjų aš esu visiška stačiokė, jeigu vyro paklausime, tai jis turbūt 105 vietoj pasakytų, kad aš miela. Bet iš tikrųjų mes abu, tai žinom, kad aš tikrai nesu nei miela, nei švelni, bet mokykloje aš tokia. Vaikai, ne tik mokykloje, bet šiaip vaikai, senjorai manyje pažadina. Ne tai, kad gailesčio, ne tai, kad rūpesčio, bet aš tiesiog esu savimi ir tada, kai grįžtu ir ten vartau akis ir aš esu labai sarkastiška, tai nesuprasi, kur, kada, ką sakau. Tai su pirmokais aš to negaliu sakyti, bet su penktokais tai mes jau buvau pramokius, kad čia, žinokit, mokytojai juokauja. tai pirmokai, tai, tiesiog dar nesupranta tų visų dalykų. Tai, jie viską dar tokia, kaip už gryną pinigą priima. Šiaip tai kaip visi, tai Neringa tokia pati, netvarkinga, chaotiška, kartais labai tvarkinga. Dažniausiai ne. Bet ir neapsikraunanti. Ta prasme, man, kaip sakau, kai grįždavau ir po animatorės visų vargų ir džiaugsmų, sakydavau broliui, o tai žiūrėk, dabar aš turiu burbulų likutį, bet reikia čia susitvarkyti daiktus, tai nam išpūst burbulus. Tarsi sakau, ką tu prisimintum šitam gyvenime norėtum, jeigu tai būtų tavo paskutinė akimirka, ar ten prieš paskutinė, ar kad putėjai burbulus, ar kad tampėjai tos daiktus mano į kambarį. Tai vis tiek tos daiktus tu susineši, jeigu, pavyzdžiui, ir mokykloje pavargstu, tai tada visą laiką randu laiko pakaitukui, aš esu toks miegantis. tai tokia iš tikrųjų Neringa, paprasta, kaimietė iš tikrųjų aš esu. Kaimietė. Man vadai, čia toks tavo, žinai, aprašymas, nemokai kaimietė. Tikrai toks visiškai kaimo. Bet žinai, toks paprastas. Taip, paprastas. Grinais šito žodžio slepiasi paprastas. Man mieste tas kaimietė skamba kaip įžeidimas, taip? Pas mus kaime tai yra visai kitaip. Tai yra dabar suras žmogų, kuris yra iš tikrųjų kaimietis, turiu manyti, kaip miestietis, taip kaimietis, taip, tai yra labai sunku. Nes dabar visi miestiečiai važiuoja į kaimą, tai kokie ten kaimiečiai, taip? Tai iš tikrųjų, bet taip, aš esu iš kaimo ir aš labai tuo didžiuojuosi ir visą laiką tuo didžiavausi.
Ir net Instagrame, aš, pavyzdžiui, neturiu Instagraminės sienos pas mamą namuose kaime, tai tiesiog filmuoju tas tokias ten apipaišytas grindis, ten, žodžiu, seną ten tą linoleumą dar, dabar nusprendė daryti remontą. Tai, bet, žodžiu, tu filmuoji, nes tiesiog taip yra, tai kam tau čia vaidinti. Ir labai gerai atsimenu, kai buvo nuotolinis mokymas ir per seminarą mokytoja viena ir pasakė, sako, va, aš sėdžiu savo kambarėlį, kur ten tapetai, ten prieš 20 metų keisti, o vat mokinys sėdi ten terasoje su baseinas, kur ten matosi. Tai sako, mes pamatom daug dalykų, mes pamatom tą didžiulį skirtumą. Tai šiaip visi mokytojai yra paprasti ir visi yra žmonės ir turbūt reikia nepamiršti, taip? Taip, nes čia labai gerai ir pasakė, nes daug kas galvoja, kad mokytojai čia turi būti kažkokie tai herojai, super herojai, kur viską moka, viską gali, čia pas juos pagal laikroduką, pagal planą, čia jeigu parašyta, kad 10 tas, tai čia, ta prasme, galvoja, kad sustiguotas jau nuo iki Z. Bet čia puikiai parodo tai, kad mokytas irgi paprastas visiškai žmogus. Taip, ir pamiršta, ir negali, galų galia ir skauda lygiai taip pat, ir yra piktas, ir norisi rėkti, ir norisi trenktis kažkur, ir galų galia norisi ir nusikeikti. Ir čia mes tokie truputį, nežinau kaip jūs, bet pavyzdžiui, mano kaime tai yra sena buvusi mokykla. Ir ten vis dar tie mokytojai, kurie mokė, jie yra vis dar mokytojai. Juos vadina taip, ten direktorius, mokytoja, mokytė. Ir aš galvoju, tu ten visus, ten viena yra ir 90 metų ten virš, tu nugyveni praktiškai visada būdama toj dėžutėj. Na, pripažinkime tai. Nes dabar, pavyzdžiui, aš turiu svajonę ten šokti tokius įdomius šokius, žodžiu. Ir jie tikrai toli gražu nemokytojiški. Ir tai yra mūsų požiūris tiesiog, kad reikia pačiai visų pirma nuspręsti, kad palauk, bet tu ne tik mokytojas, tu jau visą laiką per gatvę, ne tik tai per perėją, nes neduok dieve, kažkur yra vaikas, kuris į dabar žiūri ir tu rodai blogą pavyzdį. Ten tu perki parduotuvėje, viską labai jau ten santūriai, čia jau praleidi visas babulytės per perėją, ten taip, ta prasme, tu jau tiek daug darai dalykų, turi tiesiog daryti, nes tu visada esi mokytojas. Čia nėra taip, kad va dabar aš išėjau 2 valandą ir viskas, aš jau nebe mokytoja. Taip nėra. Viskas, jeigu pradėjai mokytojo darbą, tai tu visada būsi mokytojas. Visada. Ir čia nėra nei blogai. Namie, taip. Ir vat namie labiausiai reikia save suvaldyti, nes koks vyras nori tą mokytojas. Taip, jis kartais nepasako, sako, kodėl tu su manim kalbėjai kaip su vaiku dabar. Oi, palauk. Nes mes vis tiek turim tą tokią, dabar, kaip čia virti, tą įmušką kiaušinį. Viską nusikliai. Aš ten spausdavau instrukciją. Tai, bet iš tikrųjų mes tiesiog turim tą tokį būdą aiškinti kitaip, sakykime. Tai gal net ne kitaip, o 20 kartų. 20 kartų. Iš naujo. Tai va, ir va, ta Neringa niekada nekartoja dalykų. Niekada nekartoju dalykų, niekada. Aš vieną kartą pasakiau, neišgirdai tavo bėdos. Viskas, aš jau tai sakiau. Ir iš tikrųjų, bet va, mokykloje aš galiu kartuoti, mesgi suprantam. Taip. Kartojam ir kartojam. Tai aš sakau, aš nemėgstu keltis rytais, aš nemėgstu kartoti ir esu pradinukų mokyti. Tai yra visiškai, atrodo visiškai nesuderinami dalykai, bet aišku, man žiauriai sunku atsikelti, bet paskui viskas praeina. Aš tik prisimenu, kad noriu miegoti apie kokią 3 valandą, bet tikrai nuoširdžiai noriu, nes man tiesiog trūksta, aš esu toks žmogus, man ryte reikia pamiegoti būtinai iki 9, mano kūnas atsikelia nuo 9. Tai pirmą pamoką aš vedu. Tokia. Ne, aš vedu, kažkas ją vedė. Tai va, tai tiesiog, ir viskas, ir tokia, va tokia. Bet dar ir pasakei, aišku, nepacituosiu dabar jau, kaip pasakei, bet ta mintis, kad tu esi mokytojas ir tam tikrų dalykų, atrodo, negali daryti, nes esi mokytojas. Tai šitas dalykas, manau, visos pritarsim, kad tikrai yra, kad jeigu nežinau, elementariausias dalykas į klubą neišeis. Čia toks paprastas, bet plėštų džinsų, taip, trumpos sijono ar kažkas tokio, nes tu esi mokytojas, tu turi rodyti patys. Taip, mokykloje taip, bet už jos ribų tai yra viskas. Taip, bet čia gal labai diskutuotinas klausimas, čia vieni vienaip žiūri, kiti kitaip, bet jau dar likę iš to, kad net jeigu esi mokytas, tai viskas, tu visur turi būti nepriekaištingas.
Taip, bet ir mes užsidedam tokią visą. Tai ir aišku, aš negaliu sakyti, kad tai mane visiškai vargina, nes man tai leidžia pasitemti, nes kartais aš tikrai atvirai pasakius, aš vengiu vietinių parduotuvių, vietinių renginių, nes jeigu įvarau į Maksimos aikštelę, iš kitos galo, aštuntokas kažkoks. Ta prasme, galvoju, tu gerai, kitą kartą varysiu į kitą. Bet kaip aš tave suprantu, nes aš gyvenu tam pačiam rajone, kur ir mokykla yra ir dirbu ten, tai būna išeinu į kiemą, tarkim, kad ir iš parduotuvės išeinu, nesvaru ir taip girdžiu, mokytoja, Marija. Ir taip. Gerai. Jie tai daro ne kažkaip norėdami įžeisti. Ne, jiems smagu. Atrodo, Dieve, aš dabar ateisiu, taigi aš noriu nepastebėti, nusipirksiu pieno ir viskas ir išeisiu, nes tikrai nenoriu su nieko bendrauti, su nieko sveikinti. Būnagi tokių, aš šiaip nesu tas žmogus, kuris ten labai draugauja ir ten draugystės mesga ir ten kažkaip. Tai, bet vaikam patiems tai smagu, kažkaip pamato savo, aš čia eina. Taip. Bet tai tu negali būti mokytoja, jeigu tave atpažįsta mokinys. Tu gali būti kažkur, kur nėra tavo mokinių. Viskas. Taip. Visur kitur, ne tik tavo, tiesiog aplinkos mokinių. Visur kitur tu vis tiek būsi mokytojas ir tu būsi pasitempęs. Aš kažkada, kai buvau moksleivė, kalbinau mokytojus savo mokyklos ir man labai įstrigo, sako, aš pasirinkau dėl to, kad aš matydavau, kokios mokytojos pasitempusios. Kokios jos visą laiką, tuo metu visą laiką būdavo pasipuošusios, ten vis tiek ir manau, kad tuo metu tai būdavo išskirtinumas, taip, jau čia apie labai tokius senus laikus kalbant, Tai taip, mokytojas taip ir atrodo. Aš net ir mokytoja tokia nesu, aš ateinu susivėlusi truputį, nesidažau niekada, praktiškai niekada, jeigu pasidažau, tai vaikai mane taip žiūri, sako, kažkas šiandien. Bet šiaip taip, kažkaip aš turėjau tokį lūkestį, ypatingai kai su vyresniais dirbu, nes tai yra truputį prideda to amžiaus, jau ne 16, bet bent 18. Tai kažkaip tai norėjausi, kad, bent jau taip tiesiog, bet su pradinukais. Man norisi būti savimi. Tai kokie tavo planai dabar ateinančiais mokslo metais? Šiais? Taip. Tai jau perstumdžiau baldus. Tikslas yra, kad visos pamokos, ar bent jau dauguma pamokų prasidėtų priešais lentą ant kilimo, kur mes tą dalyką tyrinėjame, čiupinėjame rankomis, kiek tai įmanoma, per sensoriką, per pojūčius. Ir tik paskui įstojamės ir einam į suolus. Ir kam reikia papildomos pagalbos, nes tai yra natūralu, mes visi mokome skirtingai, tai tada jie tiesiog lieka kartu su manimi ir mes darbuojamės ir vis tiek pasiekėme to, ką pasiekėme. Plus pabaigti galų gale šviesos stalą ir pojūčių stalą pagaminti galų gale, tai dar turiu savaitę tai padaryti, nors viskas yra nupirkta, viskas yra suruošta, tik tai tos statybos truputį yra rozetės. Čia toks gyvenimo ir darbo planavimas. Taip, bet negaliu sakyti, visi grąžtai vietoje, viskas labai patogu. Kažką organizuoti tokio ir daryti, nes, niekam specialiai nereikia to atvežti. Tai tokie mano planai ir turbūt mokytis, priimti tėvų rūpestį. Man pavykdavo, kiek pavykdavo, bet aš dabar noriu į tai orientuotis ir manau, kad galiu jau į tai orientuotis, nes kitur jaučiuosi vis tiek jau stabilesnė. Nors nesakau, kad jaučiuosi profesionalė, nes čia dabar aš turiu tokį įkelsiu Instagramą. Tokį vaizdelį, kur yra kiškis, tiesiog kiškutis, įsivaizduokit, ir vištus aplink jį vaikšto ir tokias žiūri, jį taip viena, ten kitaip nori kirst. Tai aš taip kartais jaučiuosi mokytojų seminaruose, kai nuvažiuoju ir aš tas kiškutis. Ir ten mokytojos ekspertės su visa pagarba joms, bet kai kurios tikrai elgiasi ne kaip mokytojos ekspertės, o kaip tiesiog gyvatės. Tai to nereikėtų iš tikrųjų, nors aš pažįstu fantastiškų mokytojų, kurios ir ekspertės, ir paprastosios, kaip man sako, tu irgi paprastoji, sakau, taip, aš irgi paprastoji. Tai tikrai yra įspūdingai gražių asmenybių, bet, tas, kaip ir sako, tas šaukštas degutogi sugadina statinę, taip. Tai manau, kad norisi palinkėti kiekvienam ateinančiam mokytojui, kad jis mažiau to gyvatyno prisitrauktų į save, ir išbūtų tame, jeigu jis vis tiek yra, nes manau, kad visose mokyklose daugiau ar mažiau vis tiek jo yra moterų kolektyvas. Tai mes norim tau dar šiek tiek dovanų įteikti.
Iš tikrųjų, mus remia irgi Seik. Aš atradau šitą tik tais, kai pradėjom bendradarbiauti dabar. Nežinau, kodėl buvau neužmačius, mes irgi dar turim, padok Marija, kad aš galėčiau, mokytojo planuoklį. Taip pat įvairias knygutes, jie labai daug siūlo iš tikrųjų dalykų įvairių. Ir kas labai gerai, jog tai yra grinai mokytojo planuoklis. Ne šiaip planuoklis kažkoks paprastas, arba ne šiaip knygutės, bet kur tu gali užsirašyti ir mintis įvairias, gali užsirašyti ir pastebėjimus, arba staiga per pamoką šauna kokią idėją. Tikiu, kad tai būna, nes mums visom būna. Čia toks, žinai, apgalvotas mokytojų yra. Taip, ir tikrai daug kur galima pritaikyti ir labai džiaugiamės ir mes atradusios tokią parduotuvę ir kur galime įsigyti būtent mokytojų skirtų daiktų, tai kaip ir šitie mūsų padėliai, iš kurių geriam kavą, arbatą. Taip, atšalusią kavą, kaip visada. Taip, tai čia toks mokytojų irgi dalykas, bet labai irgi užsiminėjai apie tą gyvatyną. Man iškart šoko, kur yra ta riba, kur tu esi, nežinau, čia... Ar paprastas, ar jau... Aš nežinau, bet tiesiog, man atrodo, kad kaip ir gatvėj, ten, pavyzdžiui, elgiesi su žmogum taip, tai tu elgiesi taip, kaip, ta paprasta patarlė, kaip ir su tavim, kad nori elgtųsi taip. Tai gal čia, nežinau, kartais galvoju, gal per jautriai, gal čia taip yra normalu, taip yra norma, gal tik man taip yra, nenormalu. Tai atrodo, tu numoji ranką irgi tu tikrai visko nepriimi rimtai. Jeigu tu viską priimtum rimtai, tai bet kur negalėtum dirbti, nes visurgi visko yra. Bet nežinau, kur ta riba. Turbūt, kai tu kiši specialiai kažką ten komentuoji, kai tu žemini, tai turbūt atsiprašau, bet tada tai jau yra per daug. Tiesiog žmogiškumos elementarus tada nebelieka jo. Vienas irgi iš klausimų buvo žiūrovų, tai kas tas geras mokytojas ir iš vis, ar yra geras mokytojas, nes tu kaip ir visiems negali būti geras. Tai tu negali realiai, bet kada atsiras mama, tėtis, mokinys, galų gale, su kuriuo tu netrasi tokio ryšio, kaip galbūt su kitais. Aš ir turiu iš tų 15 du mokinukus, su kuriais yra tikrai lūkestis šiais metais stiprinti tą santykį, nes jie gerai jaučiasi klasėje, viskas tvarkoja, mes mokomės, mes bendraujam betarpiškai, bet aš jaučiu, kad mano santykis su jais yra kiek kitoks, jis yra tolimesnis ir aš galbūt mes niekada ir neužmėgsim to artimo santykio, bet aš galiu pabandyti, išsiaiškinti, koks yra jų lūkestis, kad tikrai užtikrinti jų tą puikią ar bent jau gerą emocinę būklę klasėje ir siekti to. Tai nežinau, man geras mokytojas bus vienoks, kitiems geras mokytojas bus, kuris yra griežtas, kur ta tvarka yra tokia kitokia. Mano pamokose ir toj klasėje yra daugiau laisvės, ribotos, žinoma, su ribomis, bet jos yra. Tai ne visiems tai tinka. Tikrai, nei mokiniams visiems tai tinka, nei tėvams visiems tai tinka. Tai kiekvienas mes galim pasirinkti savo gerą mokytoją ir turbūt kiekvienas turime siekti būti tokiu geru mokytoju, kokį įsivaizduojame. Ir gal kažkada turėjome. Aš dar turiu tokį klausimą vieną, Neringai. Tai čia jau pačiai pabaigai, paskutinis mano klausimas. Kokie 3 būdai tau padeda labiausiai pailsėti ir atsiriboti nuo visų darbų? Tai kaip ir anksčiau, taip ir dabar aš turiu sugrįžti ant savo kaimo žemės pastovėti. Tai čia pirmas, nežinau, kodėl ten taip magiškai veikia, bet aš tikrai visą laiką ir kai dar studijavau, ir kai dirbau animatorė visada, aš turiu sugrįžti, kad aš tiesiog jausčiausi gerai, kad aš būčiau mažiau ragana. Iš tikrųjų, nes jau kai būdavau ragana, mane vyras tikrai parveždavo iš Kauno ir man tiesiog užtekdavo pastovėti kieme pas mamą. Aišku, dabar kuriamės namus kitur, tai aš manau, kad tai persikėlė šiek tiek, bet vis tiek dėduko išvaikščiotos žolės, pievos vis tiek turbūt veiks magiškai visada. Ir miegas, aš tikrai, kai tik randu progą, visada miegu. Tikrai, ir aš tokia, kur gali atsikelti po 15 minučių ir viskas normaliai, kur nėra jokio skirtumo, tik aš jaučiuosi geriau. Tai aš tikrai stengiuosi pamiegoti, kai tik galiu, ir pavyzdžiui, jeigu turiu kažkokių labai didelių darbų ir žinau, kad teks vakaroti bet kuriuo atveju, tai tikrai prieš tai pamiegu ir tada darau, ir tada ramiai savo nueinu miegoti, tada, kai jau galiu nueiti miegoti. Nežinau, ir laikas, man visada buvo Kalėdos ir brolio gimtadienis, broliuko. Gimtadienis dabar jau brolio. Tai yra tokie šventi dalykai, per kuriuos aš niekada nedirbu. Ir tie, kurie man yra labai labai svarbus. Taip, tai vat. Tai ačiū tau labai, kad
užsakai pas mus. Pirmoji laidoje. Taip. Labai smagu, kad iš vis gimė tokia mintis ir kad jūs, žinot, tų minčiųgi visokių mus gimsta ir tik tai spėk filtruoti, jeigu mes įgyvendintume visą Pinterestą, kurį nusiskrinčiuoti nesam. Tai tos nuotraukos pasimeta. Taip, nesvarbu, užsisaugau, tikrai panaudosiu niekada. Taip. Tai labai smagu, kad šitą idėją, virto realybę, taip, kad jau turi kūną ir kraują ir tikiuosi, kad tik į priekį. Taip. O mes lauksim tavo naujų postų ir istorijų. Taip, arba dingsiu kurį laiką, nes aš labai mėgstu tai daryti, tiesiog pagalvoti, ar man tikrai to reikia, ar aš tikrai to noriu. Ir aš šiaip nesijaučiu įsipareigojusi kažką, bet kaip ir sakiau, duoti, kad, žinot, kiekvieną dieną reikia algoritmus truputį pajudinti ir taip toliau. Tai ne, aš kartais tyčia specialiai juos nusodini. Taip, iš tikrųjų. Taip, ačiū tau. Tai gerai, tai dabar. Taip. Ačiū dar kartą Neringai, labai smagu, labai šiltas tam pakalbėti, toks šiltas, jaukus pokalbis. O dabar turim skanumynų iš Preza kepyklėlės. Tai dabar su atšalusiom arbatom ir kavom lekiam paskanauti, pasmaližiauti. Ir atsipūsti. Ir atsipūsti. Po ilgo pokalbio reikia būtinai ramiai pabūti, nes turbūt ir jūs kenčiat nuo gerklės skausmo ir balso, kai mokysiu, čia lygagi standartinė. Taip. Tai taip sakant, reikia būtinai, mes turim vienintelį įrankį, be kurio tikrai neapsieitume, tai balsas. Tai kaip dainininkės, mokytojas ar mokytojai turi įsaugoti, tai va dabar ir pasaugokim. Gerai. Iki kitų kartų. Taip, iki kitų kartų. Ir lauksim Neringos posto, dabar lekiam skanauti. Taip. Iki. Vis.